Netrukus laidoje. Aš pavargau tiesiog. Ir aš to nesupratau labai ilgai. Aš mačiau, kad kažkas blogėja. Ėjau kaip tankas, pavaryti, daug uždirbti, būti kietai. O kokiagi aš esu iš tikrųjų. Vėl tas pats per tą patį. Uždirbai, išleidai, keliavai, kaip smagu, namus įsirengiai, baldą pasistatei. Ir ką? Tuštumo toks jausmas. O kas toliau? Jau nieks neišgelbės tavęs. Nei nauja meilė, nei naujas daiktas, nei šuniukas. Šitos Viktorijos aš nepažinojau, žinai. Aš pažinojau tą Viktoriją, kuri gyvena užmiestyje. Ir aš taip klausau ir galvoju, tikrai. Ir praverkus daug esu. Žinai, tiesiog, bet tenkiai sunkia situacija. Kaip sunku. O Dieve, kokia aš vargšė. Ir aš šiaip daug esu savęs pragailėjus. Ir atsistatai per tas ašaras ir per tą verkimą. Irgi labai geras dalykas. Tu žinai, paleidi, bet ir atsibosti pats savo. Kiek tu gali būti auka? Pasidaro biškį gėdą. Tadas išeina pasivaikščioti, žinai, su dukra pro duris. Ir aš taip, žinai, mojuoju jam. Ir jis man mojuoja. Ir taip mintyse sakau, ate. 2 metam, ate. Toks, dabar net susigraudinau. Wow. Tiek daug to laiko atskirai, o mes taip pripratę būti kartu. Susihaifaifinam prie durų, žinai, ir viskas. Aš visą laiką pagalvoju, ar tik tai netyčia, žinai, aš nesu su juo dėl to, kad mes esame ilgai, dėl to, kad mes turim vaikų. Nes, aš žinau tas klaidas, kurios poros dažniausiai daro. Jeigu aš susitikčiau Tadą, savo vyrą, dabar, ar jis man vis dar būtų įdomus žmogus ir patrauklus vyras? Hipotetinė situacija. Supranti, kad, ne. Jis tiesiog atsikelia po 3 metų ir sako, bet mes esame atitolę jau. Tai dėl to turi visą laiką statytis tą bazę. Bazė, kuri užtikrina, kad mano baterija yra, žinai, mažiausiai 5% pakrauta. Labai baisu net pasakyti, žinok, nes... Labas. Pradėsiu nuo kvietimo įsiminti paprastą formulę. Laikas, kurį skiri tam tikram dalykui, tiesiogiai proporcingas rezultatui, kurį gauni. Daugiau laiko skirsi skaitymui, tapsi labiau apsiskaitęs, bet pamatysi mažiau naujausių serialų. Daugiau laiko skirsi darbui, stiprės karjera, bet gal imsis tikti laiko sveikatai. O jeigu daugiau laiko skirsi šeimai, stiprės ryšiai, bet galbūt turėsi mažiau finansų prabangiam gyvenimui. Mes visi nuolat renkamės, kas svarbiausia ir kam norim skirti savo laiką. Viktorija Prokofjeva rinkosi drąsiai. Turėjusi sėkmingą vestuvių ir renginių organizavimo agentūrą, po vaikų gimimo ją uždarė. Pajamos sumažėjo, finansus teko skaičiuoti atidžiai, o prieš susitikimą su draugėmis bare pavalgyti namuose. Ir jai dėl to visiškai nebuvo gėda. Už tai ji gavo daugiau laiko tam, kam norėjo labiausiai – ramybei, vaikams, gamtai. Ilgainiui triukšmingus Vilniaus barus Viktorija iškeitė į tylą ir smilkstantį pirties dūmą miškų apsuptyje. Šis pokalbis su Viktorija lyg laukinė nenuspėjama upė. Vietomis srauni, vingiuota ir akmenuota, vietomis lėta, plati ir švelni. Kaip ir žmogus, pasirinkęs gyventi atvirą širdimi. Prieš keliaujantį pokalbį kviečiu susipažinti su šio epizodo draugais Alyvuogiuku. Šitas projektas, Alyvuogiukas, gimė iš didelio noro, kad kiekvienas savo virtuvėje turėtų patį tikriausią skonio ir sveikatos čempioną, ypač tyrą alyvuogių aliejų. Alyvuogiuko įkūrėjai Audrius ir Rūta nuo pat pirmos dienos siekia suteikti žinias, kodėl svarbu savo mityboje naudoti tik kokybišką alyvuogių aliejų. Pasirodo, tai labiausiai klastojamas maisto produktas pasaulyje. Ir tai ne viskas. Šiandien tau turiu puikių naujienų. Pas Alyvuogiuką atvyko pats šviežiausias ir naujausias 2025 metų derlius, kuris labai ribotas, tad nepraleisk savo šanso išbandyti ir tu. Beje, Alyvuogiuko aliejus jau seniai turi savo vietą ir mūsų namuose. Kokybė nepriekaištinga ir manęs visiškai nestebina, kad geras alyvuogių aliejus vadinamas žaliuoju auksu. Jo nauda begalinė, nepaisant to, kad gausu omega-6 ir omega-9, jis padeda mažinti blogąjį cholesterolį, palaiko širdies sveikatą, lėtina senėjimą ir uždegimus, gerina virškinimą bei žarnyno veiklą. Sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti. Jeigu ir tu vertini kokybę, Alyvuogiukas mūsų bendruomeniai suteikė 15% nuolaidą su kodu PIN15. Galios iki gruodžio 31 dienos, bet kviečiu nelaukti, nes kiekis ribotas. Tegul šventės prasideda jau šiandien. Na ir pradžios pabaigai viena trumpa naujiena nuo manęs asmeniškai. Su Viktorija nemažai kalbėjome apie santykius.
Jeigu tau surezonuos jos požiūris, jos pozicija, esu tikras, kad patiks ir nauja Don Miguel Ruiz knyga, tik ką pasirodžiusi mūsų parduotuvėje Shop iš naujo LT. Knyga vadinasi Menas mylėti. Su būtent šiuo viršeliu, nes tokių pavadinimų yra ir daugiau knygų. Tiems, kas ieškot vidinės laisvės, būdami santykiuose, čia sužinosite, kaip galite tai susikurti savo gyvenime. Ieškokite iš naujo.lt parduotuvėje. Dabar jau viskas. Keliamės į pokalbį su Viktorija Prokofjeva. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Mes su tavim, Viktorija, esam bičiuliai. Esam nuo, negali sakyti labai seniai pažįstami, bet jau kurį laiką esam bendravę. Ir prisipažinimas toks, kad aš kažkaip tavęs niekada nepagalvojau, žinai, pasikviesti laidą. Bet Tadas, mes beje, gal su Tada esame vienintelė pora, kuri ir vienas ir kitas jau esu. Turbūt ne? Dar Mackevičienė yra su savo vyru. Nu tai va, ir mes antroji pora. Bet man pradėjo žmonės rašinėti. Iš tikrųjų, tikrai ne vienas žmogus, nes aš nesu tas, žinai, kur man parašys, sakys, pasikviesk Viktoriją. O tau parašo, iš tikrųjų, kaip įdomu, žmonės. Bet šiaip teisingai tau duoda kažkokį impulsą, irgi mintim. Kartais mes ir paklausiam, ką norėtumėt pamatyti pilnai. Ir mane kažkas sakė, kad pasikvies. Ne vieną kartą. Žinok, tikrai toks buvo, kad aš būna vieną kartą išgirstu ir taip galvoju, it's fine, mes visi turim kažką, ką norim pasikviesti. Bet tavo atveju tų pakvietimų kiekis dažnėja. Visi sako, jau tokia jaučiu, kad viskas, jau, žinai, turi tai įvykti, aš turiu pasikviesti ir štai mes... Koks man didelis komplimentas ir atsipalaidavimas, žinai, nes visą laiką, kai eini kažkur tai, o ypač čia, kur tu žinai, kad šnekėsi ilgai ir tikrai pasakysi daug, ko gal ir net nenorėtum vėl, kaip aš sakau, apie tą vidutinybę. Kur, žinai, gal nenorėtum, kad išeitų iš tavo lūpų, nes kai tu kalbi pats savo Instagrame, tai labai lengva pasverti, žinai, tą noriu sakyti, to nenoriu, tą rodysiu, tą nerodysiu, bet čia jau kaip prisišnekėsiu, tai jau aš neturėsiu įtakos, ką nerodyti. Tai man biški atlėgo, kad aš žodžiu žmonėms gal įdomu, tai aš tada ir pašnekėsiu. Įdomu, ir aš tikrai, taip jaučiu, tą pasikviečiau pataikaudamas mūsų auditorijai. Ir šiaip šiam sezonė aš galvojau, mes jau taip įpratom kalbėti apie žmonių, žinai, tą tokią, vaikystę, kad kartais gal net ir neįdomu, bet tavo atveju man labai įdomu. Labai įdomu, žinai, iš tos pusės, kad aš noriu suprasti, ar tu iš tikrųjų tokia... man pirmas žodis, kuris šauna į galvą, kaip apie tave galvoju, tokia nurauta, tokia laisva, tokia, žinai, norėjau sakyti antgamtiška, bet iš tikrųjų kaip tik gamtiška esi nuo pat mažumės. Ar tu turėjai kelionę į tai? Kokia buvo ta tavo kelionė? Ir žinai, kai kalbam apie kelionę, visada tada įdomu, nuo ko jinai prasidėjo. Ir aš net nebejoju, kad mes grįšim prie socialinių tinklų, prie vidutinybių, prie to tokio apskritai apie ką gyvenimas ir kodėl jis tau įdomus ir kodėl tu staiga visiems tapai įdomi, kodėl visi nori suprasti, žinai, apie ką tau gyvenimas. Bet pradėkim nuo visgi tavo tos pirminės socializacijos. Kokiose sąlygose tu užgimėjai? Ačiū labai už gražius žodžius, tikrai man širdį glosto viską, ką sakai, aš priimu ir džiaugiuosi, kad taip mane mato žmonės, nes aš taip ir jaučiuosi, tai nieko, ką pasakai, negaliu paneigti, tikrai jaučiuosi laisva ir žodžiu visokia ir nežinau, aš visą laiką buvau tokia gal paprasta, žinai, labai visą laiką stengiuosi. Aš augau šiaip labai įprastoje aplinkoje, Anykščiuose, daugiabutyje, su mama ir sesė, mano tėtis anksti mirė, gyvenom paprastai, gyvenau su močiutė, mama, sesė, šuniukalė, mokiausi mokykloje, kurie buvo vien mergaičių klasė nuo 9 klasės, visiškai tik moteriška aplinkoje, jokių vyrų neturėjau savo gyvenime. Man, taip, kas yra šiaip labai keista, žinai, irgi, nes mažai žmonių va taip užauga savo iki tos, žinai, brandesnio amžiaus. Tai aš va taip augau ir augau tikrai gamtoj, gražiai, turėjau turiu nuostabią mamą, tikrai labai gražią vaikystę. Ir gal aš visą laiką tokia patrakus, žinai, gal taip sakyčiau, bet kad mes visi patrakę mokykloje buvom, aš nežinau, tikrai nebuvau tas susiturėjus. Aš puikiai mokiausi visada, buvau pirmūnė, bet aš visą laiką buvau tokia
gal sakyčiau, žinai, jeigu dabar kartais visi galvoja, kad aš ten prie upelio vaikštau palais plaukai, žinai, ir ten su medžiais kalbuosi, tai aš šiaip smarkesnė esu, negu gal atrodau. Nu taip, kartais žmonės, žinai, aš šiaip kaip tik esu linku, žinai, ir savo nuomonę turėti, ir pasakyti, ką galvoju, ir nebijoti jos pakeisti. Ir taip kartais įžeidžiu žmonės, žinai, nes pasakau kartais per daug, pavyzdžiui, ko irgi mokausi. Tai mano tas atėjimas į tokią, kaip tu mane įvardinai, labai natūralus dalykas. Jokių aš kursų neėjau, žinai, jokių ratose moterų nesėdėjau, sėdėjau daug metų pirty ir su savim, ir gal ne per lengva, kaip čia pasakyti, ne per lengvumą viskas atėjo, o per tą, kad labai daug veikiau, labai daug dariau, labai mačiau daug, labai slydau, vyko, nepavyko, daug norėjau, gavau, negavau. Per nelabai lengvą gyvenimą gal supratau, kad neverta čia jaudintis per daug dėl visko, nes vis tiek vis vyksta ne taip, kaip mes norim. Ir tada taip atsipalaiduoju ir galvoju, velniop, tiesiog, žinai, reikia gyventi. Tai va ta diena. Kaip jinai einasi, tai taip ir žiūri, atsikeli ir, šiandien taip, žinai, šiandien kitaip, nebandyti išvengti ir apeiti. Ar tu atsimeni, kada tau jau atėjo toks, nežinau, aišku suvokimas, kad toks, kurį tu dabar įvardė, ne? Kad reikia tiesiog gyventi, reikia nepergyventi dėl visų dalykų, kas nepavyksta ten. Ar tu, žinai, vos ne yra diena, kai tu gali sakyti, nuo tada tai prasidėjo kažkoks lūžis, kažkokia krizė, kažkas įvyko, ar... Ne, visiškai nėra tokio ir tiesiog eigoj. Labai sunku man, žinai, save gal, nes aš savęs taip neanalizuoju ir aš galvoju, aš ateisiu pas tave į pokalbį ir iš tikrųjų laukiu iš dalies dėl to, ne kad jums kažką papasakot, bet kad savo papasakot, žinai. Ir man atrodo, čia ir kitiems daugam būna. Tai toks kaip pas psichoterapeutą ateini, kur tavęs paklausia, tokių klausimų, kur niekas niekada neklausia apie vaikystę, apie paauglystę, ar kaip tu matei save. Ten, aš nežinau, aš niekada apie tai negalvoju, nes aš stengiuosi nemastyti ir negyventi praeitim ir ateitim, žinai, o šią dieną. Tai, į daug ką negaliu atsakyti, aš nežinau, nebuvo tokio, kad pajaučiu. Bet aš jaučiu, kad kai mane gerai padaužo gyvenimas, tai tada kažkaip ir paniurgdo, tai tada išlendi toks laimingesnis biški ir stipresnis. Ir tada gali dar, žinai, paėti biški kažkokią atkarpėlę ir kai vėl tave paima ir pamurgdo, tai tada vėl, žinai, tai tada aš vėl jau išlysiu dar stipresnė ir dar laisvesnė ir dar geresnė savo. O kaip įdomu, nes kai mes pradėjom kalbėti, ir tu sakai, aš visada tokia buvau. Ir aš taip, kai tik tai pasakai tuos žodžius ir plus prisimenu tavo socialinės medijos komunikaciją, kaip tu sakai, kur aš einu, žinai, ten medžius apkabinėjo, tik tai šaltam upelėje nuogamaudusi, žinai, ir dabar tu sakai, žinai, gyvenimas pamurgdo ir galvoju, ne, bet tavęs tai tikrai neturėjo pamurgdyti. Taip, ir čia man yra keisčiausia, man atrodo, taip kalba ir klausia žmonės šitą klausimą, tų, kurių niekada gyvenimas nepadaužė gerai. Nes kai tu gauni iššūkių ir nemažai, tai tada supranti, kad visi su tais iššūkiais gyvena. Nėra nei vieno žmogaus, kuris, kaip sako, kaip gerai Viktorija, jinai gali būti natūrali, nepasidažiusi, jinai turbūt streso nejaučia, žinai. Ta prasme, nėra žmonių, kurie nejaučia streso. Turbūt gal tik tai Dalai Lama gal nejaučia streso, aš nežinau, žinai, ar koks nors ten, nežinau, vėl kažkoks šventasis. Ir tai, aš abejoju, nėra tokio žmogaus. O jaus nuolatinį stresą, tai iš vis labai įprasta dabar ir labai sudėtinga jo. Tai aš darau viską, kad supras gyvenime, kas man tai kelia ir kaip ant to išvengti. Bet aš dar vis neturiu atsakymą, nes aš vis dar jį jaučiu, žinai, tą stresą. Tai tikrai. Dėl visko, pats, žinai, čia tiesiog yra vaikai, reikalai, pinigai, santykiai, norai, viskas nesutampa, viskas yra ne taip, kaip norėtum. Man irgi. Ar būna tau, nes man atrodo stresas yra pavojingas tada, kai jisai užsisuka. Kaip ir... Ilgalaikis stresas. Ilgalaikis, bet ir jisai, kur žinai, tu nuolat esi tam pačiam klausime ir toks kaip žiurkė esi tam rate, žinai, sukiesi ir nerandi išeities. Ar tau būna tai? Man būna, bet aš gan save gerai pažįstu, man jau virš 40, 44 konkrečiai dabar, tai aš
daug labai laiko skiriu savo, savęs pažinimui ir savo tokių gal gilesnių sluoksnių pažinimui, žinai, ne tik ten kūnas, sportas ar kažkas, bet ir vidus, širdis, mąstymas ir taip toliau. Tai yra, bet vėl tada, nežinau, aš tai visą laiką skiriu tam laiko, aš pasidedu ant stalo tą dalyką ir galvoju, o kaip tada yra. Kodėl man blogai, kodėl aš jaučiu tą stresą, kaip aš galiu jo išvengti, kodėl aš užsisukau tame. Ir dažniausiai tu ieškai tų atsakymų. Intelektualiai? Ką turi minėti? Nes tu sakai, ieškai atsakymų, padedi klausimą. Ir ar tu protų ieškai atsakymą. Žinai, tiesiog tu sėdi ir galvoji apie tai, žinai, ar koks procesas. Nes man atrodo, čia, žinai, galim apie tai ir aš norėčiau apie tai labai išsamei pasikalbėti, nes daug kas net neįsivaizduoja, kas tai yra. Ir tiesiog aš taip įsivaizduoju, kad 99,5% žmonių atsisėda, turi tokią problemą, atsisėda, išsitraukia telefoną ir bando išskrolinti tą sprendimą. Mano tai, matai, pliusas yra tas, kad aš neturiu ekranų priklausomybės. Aš ekranuose nebūnu, nelabai dalyvauju. Čia juokinga, aišku, nes aš Instagramą turiu savo, kurį dabar užsiemu, bet aš kalbu asmeniniais reikalais. Nors ten yra puikiai daug visokių dalykų gerų ir tų pamokų, ir tų coacherių ir taip toliau. Tiesiog, tai ten irgi yra visokių labai gerų dalykų, bet vis tik geriausi dalykai tai yra čia, viduj. Ir kol neatsisuksim į save ir nepasižiūrėsim, žinai, labai daug žmonės, man atrodo, dabar gyvena kūnu ir labai mažai gyvena širdim. Ir man atrodo, visi tą kūną, kaip čia pasakyti, tobulina, gražina, jam teikia labai daug dėmesio, o kas yra viduje, tai širdis gal plačiau apsibrėžkim, širdis tai yra viskas ir ta pasąmonė, kažkoks vidinis gyvenimas, ar ne, pavadinkim tai širdim, tokiu labai gražiu žodžiu. Siela dar. Taip, siela, jo, man širdis toks labai įsivaizduojamas, tai man patinka, žinai, toksai. Tas kaip žodis. Tai labai daug žmonių yra, žinai, masto kūnu, o ne masto širdim. Tai gal praverčia atsisėsti bet čia labai ilgas kelias, čia nėra, čia nėra taip, kad... Čia ne tipsas, nėra taip, kad atsikėlė ryte, užsidegi smilkalą, pasidarai mačias, pažurnalinai, tada padarai jogą, po to po redlaitų pasėdėjai, dar kažką. Čia nėra taip, čia yra viso gyvenimo kelias, man atrodo, kuriuo mes privalom visi pradėti eiti anksčiau ar vėliau, ypatingai vėliau, kai jau esam atšokę, atidainavę, vaikučius paauginę ir virš 40 metų, tai visiems turėtų būti neišvengiamybė ir jeigu natūraliai tai neateina, tai verta būtų pagalvoti, kodėl ir gal šiek tiek padėti save į nepatogias situacijas, kad suprastum, kad tai, tas sąmoningumas savo, kaip čia pasakyti, atradimas ir ieškojimas yra labai įdomus ir nuostabus dalykas ir labai įdomi veikla. Tai neturiu tokio patarimo, kaip... Ne, aš tą ir puikiai suprantu, man tiesiog labiau aš nenoriu ne patarimo, aš noriu suprasti, kaip tu tai darai, kaip tau tai vyksta, bet pradėkim, žinai, tada nuo, kokia buvo tavo gyvenimo ta pirmoji nepatogioji situacija, kuri tave pradėjo vesti iš to keliu, nes, žinai, net nebijoju, kad tu smilkalų nedegi, kai tau buvo ten paauglystė. Taip. Neturiu, žinok, nėra irgi tokios vienos situacijos, aš tiesiog pavargau nuo visų situacijų. Žinai, kaip man buvo, aš tiesiog ėjau kaip tankas, ėjau, dirbau, mokiausi. Turėjau, kažkokias tas įprastas vertybės ir siekius jaunam žmogui. Pavaryti, daug uždirbti, būti kietai, kad mane mėgtų, būti gražiai, kad patikčiau, būti turtingai, kad keliaučiau, būti, supranti, būti, kad mane toks, tiesiog ta tipiška ir viskas su tuom irgi yra labai gerai ir visiems mes visi turim tą praeiti, žinai, tą išorinį įvertinimą gauti. Gauti tą išorinį vertinimą ir kai sako, oi, čia jūs neieškokit, tai ieškokit, nes vis tik jaunam amžiui, aš manau, jis reikalingas, biški tas išorinis pritarimas. Labai sunku pasakyti žmogui, kuris yra mokyklinio amžiaus arba studentas, kad tu neieškok išorinio vertinimo. Tu žinai, būk savim, būk ten, žinai, tiesiog mėgaukis savo grožiu ir savo netobulumais. Manau, kad
neišgirs. Labai retai kažkokie būna labai brandus jauni žmonės. Bet šiaip, jeigu bendrai masiai, o aš buvau ta bendra masė, tai tokie žodžiai tik tai erzina, žinai. Tik tai erzina. Ypač dar tokių moterų kaip aš, kur virškiam ir sako, o jūs vaikeliai, jūs būkit ten, žinai. Ta prasme, būkit, atstok, būkit. Aš čia pasaulį užvaldysiu. Kur čia man būt? Tai aš irgi buvau tokia, žinai. Ir per tą eini ir negalvoju apie... Tai nebuvo aš, kad ten tuščia labai. Tiesiog niekada neskiriu dėmesio savęs atradimams tokiems, o kokiagi aš esu iš tikrųjų, o ne ten, kur man uždėjo socialinė aplinka, lūkesčius, kuriuos aš pildau, galvodama, kad tai yra mano norai ir kad taip noriu aš. Ir tada dirbau su vestuvėm, dirbau su renginiais, tikrai buvo labai smagu, nuostabiausias mano gyvenimo etapas. Ir vyrą turėjau to pačiu, kurį iki šiol turiu, žinai, kuom aš labai džiaugiuosi, kad pavyksta mums tos santykius išlaikyti puikius jau 20 metai. Tai aš dirbau ir, aš pavargau tiesiog. Ir aš to nesupratau labai ilgai. Aš mačiau, kad kažkas blogėja, nebetenkina, nebenori. Koks tai jausmas? Ir net nesveikata, žinai, sveikata tai tu kažkaip atpumpuoji, tu jaunas esi, 30 metų, kokia čia sveikata, Dieve mano, jeigu tu nesi iš esmės ligonis ar kažkokių ten neturi lėtinių ligų, tai 3 mėnesiai, 2 mėnesiai, tai tu vėl kaip ogytė, žinai, ir čia net nekalbu apie lašelinės, čia kalbu tiesiog apie poilsį, kai viskas kūnas ir, žinai, regeneruojasi ir tu vėl, palaukit, aš jau čia noriu vėl kažką veikti. Bet tai dasivariau iki tokio savęs pametimo ir ne tai, kad savęs pametimo, gal savęs neieškojimo ir nebeįdomumo ir nuovargio lygį, ne tik fizinio, bet ir tokio, tas pats per tą patį, vėl tas pats per tą patį, uždirbai, išleidai, sutikai, patiko, nepatiko, pasipuošė, išėjai, nusipirkai, pasidėjai ir ką. Ir žinai, trūksta tos prasmės tokios. Pasportavai, pagražėjai, pasidažai, pagražėjai, rūbą užsidėjai, gražesnis, fainai patūsinai, fainas buvo vakaras, keliavai aplink pasaulį, keliavai, kaip smagu, namus įsirengiai, baldą pasistatei ir ką. Ir ateina tas jausmas, va čia galiu aš labai konkrečiai pasakyti, tuštumo toks jausmas. O kas toliau? Ir kiek tai gali tęstis? Nebeįdomu, nieks nebeįdomu. Nei dar viena kelionė neįdomu, nei dar vienas sportas neįdomu, nei dar vienas rūbas neįdomu, niekas neįdomu. Nei dar vienas draugas, nei dar vienas pokalbis yra nebeįdomu. Tai tokia, kaip prieš depresinę, gal tokia, žinai, būklė, tikrai tos... Ateitis tau nieko neturi, ne? Jo, tai turi tada galvoju, ir žinai, tai siūlykit man jūs, ką norit, tai aš nekalbu čia, duokit jachtą, ta prasme, čia jau ne apie daiktus yra, žinai, nes jau nieks neišgelbės tavęs, nei nauja meilė, nei naujas daiktas, nei šuniukas, nei žinai, nei ilgas miegas, niekas. Ir tada galvoju, tai kažkas reiškia, yra, žinai, kažkur. Vaikų jūs jau turėjot su tau tada? Ne, neturėjom ir kaip tik norėjom ir mes visą laiką žinojom, kad turėsim vaikų, tiesiog daug dirbom, keliavom, backpackinom ir 7 metus prabuvom. Šiaip, žinai, prasibastėm vienas su kitu visaip ir tada nusprendėm turėti ir iškart turėjom. Ir man vaikai buvo kaip sekanti pakopa mano gyvenime, kurią aš taip prisidengiau išeiti iš visko, ką iki tol buvau nuveikus, padarius. Nei tai daug, man tai buvo daug. Žinai, ašgi čia nepastačiau imperijos ar ne Nobelio premijos negavau, bet aš buvau priveikus pakankamai, žinai, kad pamatyčiau, kaip yra dalykai. Jauteisi save sociume realizavusi. Jo. Šitą aš Taip. Jau, ir žinai, ne tai, kad realizavosi iki tiek, bet aš jau pamačiau, kad aš labai daug galiu. Aha. Ir ar aš tai noriu dar toliau, ar man įdomu, jau nebeįdomu. Nes kai tu pamatai, kad tu kažkuriam tai savo išsikeltam tokiam, ne užrašų išsikeltam, bet savo tam lygmenį jau pasiekiai, ką tu norėjai ir sekantis lygmuo bus lygiai tas pats, tik kaip naujas levelis žaidimo, supranti. Gal su dar viena gyvybė, gal su dar vienu tą kambariu, žinai, kurį įdomiau bus praeiti, bet bus tas pats. O dar sekantis lygmuo bus dar tiesiog 3 lygis. Su dar, žinai, ir tiesiog
tai gali atimti visą tavo gyvenimą. Ir tas man būtų labai liūdna. Bet kaip tu jau tada pamatėjai, kad, žinai, antras lygis ar trečias lygis nebus tie, žinai, the ultimate, kur tu atrasi jau, nu, tą, bet trečiam lygiai tai jau bus. Taip, Kaip taip. Prasimo, labai faina yra citata Jim Carrey, kuris atėjo pasimti, nu, ten belenkiek reelsų, man atrodo, yra iš to padaryta, bet jis ateina pasimti apdovanojimą, žinai, ir su tokia gera ironija sako, na štai, atėjo Jim Carrey, žinai, ne šiaip koks Jim Carrey, bet dvi nominacijas turintis Jim Carrey pasimti savo trečiojo apdovanojimo. Ir žinodamas, kad nes dabar tai jau tikrai jau būsiu, žinai, jau dabar viskas, žinai. Ai, nu tai bet aš gal turbūt tą patį ir tame. Nieko, iš tikrųjų. Tai nieko, nu, 3, 4, 5. Bet visi ir toliau, nu, tikisi, kad, nu, ne, nu, čia ne, bet, kitas, nu, arba, žinai, turi 2 vaikus, ne, nu, kai trečią turėsiu. Nu, taip. Arba kai, tai sakau, tai kiekvienas turim tą apsibrėžimą, žinai, kažkam gal tas pirmas lygis labai yra ilgai besitęsiantis, žinai. Aha. Ir tada tu, kol jo nepraeini, nu, ilgai eini jį, žinai, ir tada jau, kai jį praeini, tai tu jau gal labai amžiuosi. Nu, kaip kam pasiseka. Kaip kam pasiseka? Man pasiseka, kad aš labai daug padariau, žinai, būdama labai jauna, labai daug viskur sulakščiau, viską pasidariau, viską supratau, kad aš pasidariau, ką aš norėjau ir supratau, ką aš norėjau. Ir tada man pasidarė aišku, kad toliau yra, ta prasme, arba tu darai tą patį iš esmės, tik tai tam kitam lygyje ir mėgaujasi. Ir tau tas teikia malonumą, man kadangi taip nebuvo, man netrodė, kad aš galėčiau daryti toliau tą patį, tik tai, kad uždirb daugiau, gal kitą verslą padaryti, gal, nu supranti, bet būtų lygiai tas pats, tai aš azarto jau tame nebemačiau, tai man, sakau, labai padėjo nusinulint ir išeiti vaikai. Tai va tada aš išėjau motinystės atostogų ir man buvo toks, tai va, nu, labai geras, sakau, gera proga pasakyti, aš nebegaliu, aš motinystės atostogų, aš atsitraukiu, jo. Taip, nes šiaip aš taip gal ir neišdrįsčiau, nes tai vėl būtų ir finansai, ir tipo pasiekiai ten arba kažką. Nu, nežinau, ar aš būčiau taip išdrįsus pati be vaikų. Nu, nes vaikai kaip priedanga labai dažnai yra. Nu, ir mes naudojam dažnai vaikus, ar ne? Net ir bendraudami su kitai, negaliu, žinai, vaikai blogai, nenori kažkur eiti, aš su vaikais. Ir žinai, pats kai tėtis esi, kad kartais pasinaudoju šituo, žinai, nors vaikai ir gerai jaučiasi, ir nebūtinai ten su jais būti, bet tada, šiandien aš lieku su vaikais, žinai, atrodo visiems toks labai geras pateisinimas, kodėl tu niekur neini. Tai va, aš taip gyvenime pasinaudoju, man buvo labai geras pateisinimas, kodėl aš neinu toliau, o sustoju. Yra, nes aš esu su vaikais ir tas sustojimas man davė daug laiko gero pagalvoti apie save, nors su 2 vaikais taip pat, žinom, nedaug to savo laiko lieka, bet tai buvo labai gera pamoka vėlgi. Kai aš turėjau prieš tai visą savo laiką, aš nebeturėjau visai savo laiko. Nu tai ir visos tos pamokos, aš tiesiog kitas pamokas gavau, supranti, tai irgi mane išlaisvino ir parodė, kaip kitaip, žinai, kaip sugriovė mano pasaulį, kurį aš valdžiau ir pradėjo mane valdyti kažkas ir kur aš viską organizavau ir dėliojau ir viskas pagal mane buvo. Pasirodo, kai yra labai sunku paleisti ir labai sunku nekontroliuoti ir labai sunku pasiduoti ir labai sunku, nu žinai, iš tos aukos pozicijos išeiti, bet tada eini ir darai. Nu, bet ir manau, ir tai yra gyvenime įdomu. Tavo vaikai beveik pametinukai, ne? Nu, 2 metai skirtumas, vat kaip ir pas jūs. Kaip ir pas mus tas pats, taip. Šiaip galvoju, nes laidos žiūrovams turbūt bus irgi įdomu suprasti kontekstą, žinai, pamatyti, kodėl. Jo, ir pametinukai labai tyčia specialiai, mes vieną vaiką turėjom ir praėjo metai, baigiau maitinti, iš karto žiūriu, kad antrą galiu turėti, Tadui sakau, davai iš karto antrą, nes aš jeigu išeisiu vėliau, tai aš nežinau, vėl atidėti tos visas sauskelnes, viską sunku galbūt, žinai. Ir aš sakau, nu va, šiandien galim. Antrą. Tadas, nu jo, bet aš kažkaip, šiaip maksimalistė esu gyvenime, tai aš tada arba, žinai, nu tai tada ir antras iš karto gavosi, iš pirmo karto ir tada jau 2, žinai, turėjom. Ir yra ką paveikti, tu dabar pats tą viską veiki.
Tai labai gera proga pačiupt save irgi už uodegos ir... Patyrinėti geras. Tai... Tu dar mieste tuo metu gyvenai? Gyvenom ilgai dar mieste su mažais. Nes šiaip miestas prie tokio gyvenimo būdo, kurį tu gyvenai, man atrodo, labai gerai tiko, ar ne? Nes miestas yra, jisai sutvertas tokiam sociumo gyvenimui. Taip, nuostabiausia, aš gyvau senamiestį, gyvenau, tai visą laiką, aš tiesiog labai mėgavausi tuo miestu. Aš nebuvau ta, kur, oi, čia namai namučiai. Ne, aš turėjau fainą ofisą, turėjau kolegų, darbuotojų, po darbo varydavau vakarienės, jeigu ne vakarienės, tai būtinai į barą, drinksų kažkokių, visi susitinkam vienam bare. Mes tikrai labai gerai gyvenom, kaip iš to serialo draugai, žinai, kurio mes užaugom, kur tu eini barą, visą laiką žinai, kad tu susitiksi ne vieną, o 2-3 draugus, kur visi užeis, užgrius, kur visi gersi tą alų, kas ką mėgsta vyną, išsiskirstys jau vėlai, žinai, biškai pamiegosi, aš šiaip ryto žmogus, bet aš vis tiek 6 keliuosi, aš varau į darbą ir gal ir nelabai gerai jautiesi, bet, labai ant to hypo. Labai smagu ir aš manau visi taip turi pagyventi ir jaunas žmogus taip turi gyventi ir labai faina. Grįžai iš oro uosto, numetė į lagaminą, jau mytas vėl ir labai, pasaka. Tikrai, tiesiog aš taip pagyvenau ir aš taip ilgai, žinai, nenorėčiau visą gyvenimą ir turbūt nieks negali ir nenori. Kaip įdomu man kalbėti apie tai, nes aš šitos Viktorijos aš nepažinojau, žinai. Aš pažinojau tą Viktoriją, kuri gyvena užmiestyje. Ir aš taip klausau ir galvoju, tikrai? Taip, aš labai, labai. Mes su Tadu visą laiką ir kiek dirbom ir tuokėmės, susitarėm su Tadu susituokti, kai lauksiasi, žinai, kad būtų šeima. Tadas sako, aš tai norėčiau, kad vaikai santuokoje gimtų, kad čia, tiesiog dėl formalumų, žinai. Susitarėm susiženit į santuokų rūmus ten 11 ryte, ten 4. Mes visai nesireikšminam, žinai, tarp darbų. Tai net pavardės pasakyti? Ne, mes net žydų neturim, mes tiesiog susirašėm, žinai, dar ten moteris taip žiūrėjo mus gailiai, žinai, sako, o tai jūs žiedais, nes jos tą prašo, dar žiedais gal apsikeis. Sako, mes neturim. Jūs net žiedelių neturim. Nežinau, aš nenešioju tikam, aš žodžiu, nesvarbu. Mums nesvarbu. Tai toks ir yra, kad tu žinai, aš laukiu Tadą, o kaip tik Tadui irgi buvo tos karjeros šuolis, žinai, su jo ten projektais, tai jis ten skrenda kažkur iš kažkokios Brazilijos, grįžta, aš jį iš oro uosto paėmė, nuvarom vyną, išgeriam ryte, nuvarom apsiženijam, vėl varom į darbus. Tiesiog tikrai labai smagiai, fainai gyvenom. Ir aš tokį pagyvenau, žinai, bet kadangi aš tuo metu ir nebuvo socialinių tinklų ir aš nelabai ir buvau juose, jau gal ir buvo po truputėlį, kada mes čia 2006 Facebookas, man atrodo, atsirado, 2006 ir mes kaip tik su Tadu susipažinom. Tai pirmasis socialinis tinklas, toks jau tikrai kur platus, o Instagramas tai 60 ar ten kažkelioliktais. Tai viskas tas ir vyko tuo metu, žinai, pas mus, tai mes ir nėra kaip ir parodyti, o kai tu dirbi su žmonėm, man irgi aš susitikau tokią savo nuotaką labai fainą, kurią apženėjau kažkada ir nes čia su pilvu einu ir prie jūros ir mes susitinkam ir taip smagiai pasišnekam, žinai, ir aš sakau, tai jau 2 vaikas ir namuose gimdysiu vėl ir jinai taip į mane nuoširdžiai žiūri ir sako, Viktorija, o tai kodėl tu čia taip, sakau, bet kad aš visą laiką tokia, žinai, nežinau, tai apie mane, bet sako, aš nežinojau, bet tu ir negali žinoti, nes tu mane samdai kaip paslaugos tiekėja, o ne kaip asmenybė, kur aš tau kaip dabar 2 valandas pasakočiau, kokia aš esu. Taigi aš turiu klausytis ir aš manau, kad tai yra sąžininga. Aš klausausi, aš jums viską darau. Tai aš neturiu teisės niekam įdomu, kaip aš pasakočiau, kaip aš esu, jūs valgot kepsnį, o aš nevalgau, žinai, nes aš esu veganas, bet aš niekada jums neaiškinsiu, kad jums nevalgyt kepsnį. Jūsų reikalas, jūsų gyvenimas, valgykit, aš jums užsakysiu, padarysiu. Tai vėlgi, gali būti apie vertybės, bet žinai, aš kai dabar gal taip jau nedaryčiau, bet kai jauna buvau, tai irgi toks aš labai, žinai, save labai prisilaikydavau savo ir savo aplinkai, savo draugams. O klientai man visą laiką buvo klientai ir viešuma buvo viešuma ir to eini biški nori parodyti save, tokią, kokią nori, žinai, rimtesnę galbūt, žinai. Tu taip labai staigiai prabėgai šitą dalyką ir aš pagalvoju, ar tai tiesiog jau visur apkalbėta yra? Ką? Ar tai yra, tai, kad tau buvo savaime suprantama, kaip čia, kad jūs su Tadu gyvenot nesusituokę
ir kad santuoka jums buvo, nu, tik kaip visiškai Ne, formalumas. neapkalbėta. Aš nežinau, nes mums ir Nes buvo. tai yra, man atrodo, tai yra taip Ne? keista. Nu, ypač moteriai. Nu, žinai, vyrai dar jie tokie, kur, nu, iš to, sakykime, nu, Taip. senesnio požiūrio, kad, o, čia vyras kažkaip išgyvens, bet moteriai, nu, tai yra toks didžiulis saugumo garantas ir tarsi, vat, apie stresą mes net ir pradėjom kalbėti, žinai, pačioje laidos pradžioje, o čia gaunasi, tu kaip ir visą laiką tokį turėtum sociumo akimis jausti stresą dėl to, kad tu esi ir dar, žinai, besilaukianti, nu, tarkim, jau ten, o dar neapsiženijusi. Tai kur tavo... Taip, ne, saugumo, man žinai, kaip tai vis pagrindas? jokio skirtumo. O kodėl? Kodėl tu taip žinai taip ramiai? Bet tu supranti, kad dauguma moterų... Nu, Aš suprantu, jo, ir aš jas irgi suprantu, jos turi kažkokį išsivaizdavimą, aš jų neturėjau, man jokio skirtumo, aš iš vis galėjau nesituokti, aš ne santokos nelaikau jokių visiškų, nežinau, nei šventa, nei būtina apskritai, man daug svarbiau kasdieną gyventi su žmogum fainai, o ne nuo šventės iki šventės, nuo kažkokio susitarimo iki susitarimo. Ir man tie susitarimai nieko nereiškia, man gali žmogus net nesakyti, aš, ta prasme, arba tu žinai, kad nori su juo būti ir jis su tavim, arba tu nežinai ir tas pritarimas, kažkokia santuoka nieko nepakeis. Ir mūsų atveju visiškai nieko ir nepakeitė ir nemanau, kad kažkieno, nu, gal pakeitė, nu, bet nežinau, kaip kitiems, žodžiu, mums... Man buvo nesvarbu, Tadas sakė, kad aš gal visai norėčiau, žinai, gal visai smagu čia būtų vyru ir žmona, tai va dėl tų socialinių, žinai, tokių dalykų visokių, kad kaip šeimos vienetas, nu ir viskas, ir mes susitokiam, tai... Nu, bet dar nebijoju, žinai, tokio tiesiog Tadas atėjo vieną, nu, žinai, Viktorija, susiradau kitą. Taip, bet jis ir taip gali ateiti, nepriklausomai mes susitokia ar ne, mes plus netikintis, nesam katalikai, tai nes nesitokiam bažnyčioje, nes bažnyčioje gal tu ten sakai, žinai, kad ten, kol mirtis mus išskirs ir tave gal šiek tiek tas Dievas, kuris tave saugo ir sako tau, tu blogai galvoji, tu turi likti su savo ta žmona, nes tu prižadėjai. Tai aš šito neturiu, mano Dievas esu aš ir man, ta prasme, aš pati savo turiu būti sąžininga ir atvira, man nereiks spaudimo iš viršaus, ar iš šono, ar iš kitur, kas man paaiškintų, kaip man jaustis arba ką man daryti, aš linkus ieškoti pati, gal tai nėra lengviausias kelias, gal lengviau turėti Dievą arba nu, mokytoją, nes tai ir yra tas pats, kuris tau pasako, žinai, tau tada galvoti nereikia, bet aš vis tik mėgstu darbinti savo tas smegenis ir pagalvoti pati, žinai, kaip, o kaip aš noriu, o kaip man svarbu. Tai vat vėl iš tų standartų tokių socialinių išsilaisvinimo, žinai, kaip tau pasako, kaip turi būti, nes aš pamačiau, kad per daug viskas yra suformuota man, supranti, kaip aš turiu atrodyti, kaip aš turiu elgtis, ko aš turiu norėti, ko aš turiu siekti, kad aš turiu eiti dirbti, uždirbti, norėti gražiai apsirengti, norėti pasidažyti, norėti būti žavi. Ir tai aš priimdavau kaip normą. Kaip reiškia savo norą, nors iš tikrųjų niekada negalvojau apie tai. Ir kai pradedi apie tai galvoti iš tikrųjų, tai tada labai atsirenki, kur yra tavo norai, o kur yra tiesiog visuomenės normos. Man atrodo, ne taip paprasta iš tikrųjų tą tokį atsirinkimą. Šiaip esi skaičiusi knygą šitą 4 susitarimai, kurią aš nepersniausiai išverčiau. Nesiskaičiu. Aš žinau, nesu skaičius, bet aš žinau apie kainą. Nes šiaip jinai nemažai kalba apie tai, o būtent kaip, turbūt savo esmė jinai yra būtent apie tai, kaip atsiribot nuo to, kaip čia vadina prijaukinimo. Nu, nes vat savo mes kaip kokie šuniukai aš tą padovanoju. Aš tiek padėjau, bet turėjau kaip dovaną, neįteikiau taip prabangiai, gražiai kaip turėjau. Bet beje, grįšime dar prie tos temos, kurią kalbėjom. Aš noriu apie vieną iš tų 4 susitarimų su tavimi pasikalbėti, o kurį tu pati išsitrauksi? Pirmasis žodžius, vartokite nepriekaištingai. Labai pritariu ir man... Ką tau tai reiškia? Nu, bet tai reiškia, tai ko mano irgi labai didelį kelią gyvenime, aš moku žeisti žmonės. Aha. Ir tai laikau savo silpnybę ir ta prasme, man tai kartais pavyksta. Aš nežinau, koks lietuvių, negalima sakyti gaunasi, nes tai nėra tinkamas žodis, nes nevartotinas. Taip išeina. Taip išeina, irgi negalima, nes išeiti gali pro duris, gaunasi, tai atsigauna, tarkim, nuolpės, nežinau, koks tinkamas žodis, bet žodžiu, gerai. Tai man taip gaunasi, kad kartais aš dabar vis mažiau, bet per savo tokį plepumą ir kalbėjimą ir savo nuomonės pastovų pasakymą, jeigu manęs paklausia arba bajerius kažkokius, tai
esu įžeidus žmonės ir dabar atsiprašau tikrai visų, nes tokių yra, nėra, kad ten minios, bet tikrai yra. Ir aš visada daug kartų tikrai grįžtus namo arba eidama miegoti galvoju, o vat aš šitą galėjau ir nepasakyti, arba galėjau pasakyti gražiau kažkaip. O aš paėmiau ir ir nuvėmiau, žinai, ir nuvėmiau tą savo taip nemandagiai, taip nepagarbiai tam žmogui. Dabar jam nieko tai nepasakė, jį tik tai suerzino, o aš galėjau taip gražiai pasakyti, kad jis būtų irgi vakare atėjęs pagalvojęs. Jis nebūtų pagalvojęs, visa Viktorija, ko jin čia, žinai, nesąmonės peza, bet būtų pagalvojęs, o iš tikrųjų, kokie geri žodžiai, žinai. Tai man atrodo taip, kaip mes pasakom, galima, arba žmogus išgirs, arba neišgirs, arba susijaudins, arba bus, žodžiu, arba išgirs ir pagalvos, arba neišgirs ir nuneigs. Ir kitas dalykas, mes kiekvienu savo vakar šnekėjom apie socialinius tinklus. Mes savo žodžiais visą laiką darom labai didelį įtaką. Dėl to turim labai gerai galvoti, ką mes sakom. Ir nešnekėti bet kur, bet ką ir bet kaip. Tai mes galim padaryti įtaką žmonėms, kuriem net neįsivaizduojam, kad padarom savo pasakymais, savo mintim arba taip, kai mes kalbam apie kažką tai. Tai turim labai, tikrai galvoti, labai gražus šitas. Jisai šiaip labai toks dviprasmiškas yra pačioje knygoje, žinai, ten rašo ir netgi turbūt didesnį dėmesį skiria tam, kaip mes su savim bendraujam. Žinai, nes viena yra, ką mes išorė, ką su kitais kaip naudojam. Ir beje, ir antras susitarimas, neprimkit nieko asmeniškai, kuris va tiem visiems žmonėm, kuriem tu esi pasakiusi, nu jeigu jie jau vadovautųsi, tai neprimtų to, žinai, ir suprastų, kad tai, ką tu pasakai didžiąją dalim, yra apie tai, kaip tu tuo metu jauteisi. Taip, bet supranti, bet aš norėčiau, kad jie priimtų asmeniškai, nes aš irgi priimu, nėra taip, kad visko nepriimtų asmeniškai, nes aš, jeigu sakau, aš noriu, kad žmogus atkreiptų, tai ypač jeigu sakau artimam žmogui arba man svarbiam draugui, ne šiaip gatvėje atstok ten ką nors, bet, jeigu aš tikrai noriu jam kažką pasakyti, tai aš ir noriu, kad priimtų asmeniškai. Ir man gėda ir nepatogu, kad aš nesugebėjau tuo metu savo emocijų kažkaip užgniaužti ir pasakyti gražiau arba nepasakyti, nes nereikėjo to sakyti. Tai tegul priima asmeniškai ir aš kitą kartą pasistengsiu būti ir stengiuosi visą laiką būti geresnė. Ir beje, jau labai gražiai aš išmokau, bet man prireikė irgi daugybės, 10 metų. Ir aš dabar vis rečiau taip padarau. Kas irgi yra šiaip labai žavu, nes tu matai progresą ne mėnesio, nes tu šiaip gan retai tokias situacijas papuoli iš esmės. Ir jeigu tu pasektum save 10 metų atgal, aš matau, kad aš vis rečiau jas papuolu. Tokias, kur aš grįžtu vakare ir sakau, žinai, o Viktorija. Ir čia nekalbu išgėrus, ne, čia tiesiog per tokį le. Galėjau nesakyti. Gerai, pakeliaukim tada dar kokie 10 metų atgal po tavo kelionę. Atsirado vaikai, tu pabėgai nuo sociumo ir kaip prasidėjo tos tavo paieškos, kur yra, tikroji tiesa. Aš suprantu, kad, negali sakyti, atradai jau tą vienintelę nedalomą tiesą, bet esi tikrai daug toliau negu daugybė žmonių, kurie, kaip sakai, gyvena labai vidutinybės tą tokį gyvenimą. Taip, tai iš karto pasakysiu, sakai, kad tu esi toliau, tai žinai, vieną dalyką gyvenime reiktų suprasti, kad tiek, kiek mes skirsim laiko kažkuriam dalykui, tą ir turėsim. Tai jeigu mes skirsim 40 valandų per savaitę darbui, tai gerai dirbsim savo darbą. O visą kitą laiką paskirstysim tarp valgio, miego, šeimos, santykių, vaikų, tai juos ir turėsim, tokius po 10%. Tai ten, kur dėsi, tai ten ir turėsi. Tai jeigu mes visą laiką dirbam ir straglinam darbe ir esam geri darbuotojai, tai nesitikėkim tada, kad mums liks savaitėje ar mėnesyje laiko pagalvoti apie kitus savo svarbius dalykus arba investuoti savo santykius su artimais. Ir tai aš tiesiog daugiau laiko esu į tai įdėjus. Tai viskas, ką aš turiu daugiau už tave arba kažką tai šitoj srity, toj saviįžvalgos, savistabos ir, vidinio kažkokio tobulėjimo. Tai aš tiesiog daugiau laiko ten esu praleidus. Tai jeigu tu praleistum daugiau, tu, tai jūs irgi ten pat nueitumėt, labai tikėtina. Vieni greičiau, vieni lėčiau, bet jeigu jūs praleisite daug laiko darbe, tai žinoma, kad aš nesu tokia gera
verslininkė kaip kažkas, tai ir toli gražu, nes aš ten tiek laiko neįdėjau, žinai. Ir kažkas nėra tokia puikia mama kaip aš, nes irgi neįdėjau tiek laiko domėtis ir daryti tą. Tai labai paprasta. Nu gerai. Ir paskaičiuojama tiesiog net lentelėm, Exceliais. Labai paprasta. Kokius kompromisus tu turėjai padaryti? Nu, taip galvojant, žinai, apie, vėlgi grįžtant iš, vertinant, taip sakant, sociumo akimis. Tu dirbai, sulauki vaikų ir tu turėjai, kaip ir nuspręsti, negrįžti į tą tokį tradicinį profesinį gyvenimą, ne? Taip, taip. Kaip tu tą, nu, vat, prisimink tą momentą, nes vis tiek turėjai spręsti šitą klausimą. Ne, tai aš jau žinojau, kai vaikų išėjau, kad aš nebegrįšiu. Bet aš žinojau, turėjai kažkokią formą grįžti? Ne, tai aš užsidariau viską, turėjau parduotuvę, turėjau ofisą, aš tiesiog uždariau ir viskas, bet turėjau grįžti dėl pinigų, nu, nes reikia vis tiek iš kažko tai gyventi, tai faktas. Tai man labai pasisekė, kad aš turiu pirtį namuose, tai aš pradėjau ją nuomoti, tai ten šiek tiek pajamų turiu, nes tai mano viena labai didelė aistra gyvenimo, aš esu pirtininkė ir 20 virš metų pirtyje ir kai atsikraustėm, gavau atskirą, ten tiesiog buvo, žinai, senas namelis prie upelio pirtis. Netoks ir senas, šiaip visai mielas, tai va, tai pasiremontavom ir aš nuomoju jį ir kažkokią paėmę, nu, tiesiog pradėjau, žinai, ieškoti kažkokius projektinius tada darbus, Tadui padarau kažkokią tai vadybą jo didesnio projekto, kai yra tenais gaunu pinigų, pasiėmiau iš šono darbų, projektų, konferenciją organizavau, organizacinių tokių, kurie neužkrautų manęs labai kaip pilnu etatu. Aš galėčiau pasidaryti gan lankščiai, nes aš šiaip produktyvi esu, tai aš galiu greitai pasidaryti daug darbų. Beje, dėl to žmonės ir pervaksta. Jeigu žmogus, aš taip manyčiau, jeigu žmogus nebrausina, neturi priklausomybės ekranam ir pokalbėm, plepėjimam prie kavos darbo metu, tai jis gali būti, aš pavyzdžiui labai produktyvi esu iš esmės, aš nemėgstu pusiau daryti, arba aš darau, arba nedarau. Tai tokiem žmonėm, kurie nepaplepa prie kavos ir nepažiūri socialinių tinklų darbo metu, va tiem ir grėsia tas perdegimas. Nes jau kai, žinai, kaip sako, oi, žinai, va, 8 valandos, nu tiek iki tiek. Tai aš kai atvarau tas 8, tai ir nėra pas mane tos pertraukos. Yra ta viena pietų, per kurią ten kažką, ir tada tas 8 atidirbi. Nu, nes žmogui neįmanoma tų 8 valandų atidirbti iš tikrųjų, nu, susikaupus. Tai yra neįmanoma. Ir aš tai ant savęs patyriau, nes man tai buvo įmanoma. Ir tada lūžis. Ir visiems lūžis, va, tokiem perfekcionistam ir tiem, kurie galvoja, kad iš tikrųjų, kaip pasakė, kad 8 valandas, tai čia mes galim. Negalim. Tai galim tik su kavos pagerimais ir su paplepėjimais telefonu. O kai dirbi daug, tai neįmanoma. Tai žodžiu, tai pradėjau tų kažkokių tokių veiklų, žinai, visokių ieškotis papildomų pajamų. Ir negaliu pasakyti, kad ten man kažkaip labai puikiai ir sekasi. Vidutiniškai, žinai, gyvenu visą laiką nuo pajamų iki pajamų, paprastai mes gyvenam, gal kukliai, bet dar vienas dalykas, kurį išmokau, kai išėjau iš visko, aš žinojau, kad aš beje gan gerai uždirbdavau, turėjau gan geras pajamas mėnesinės ir metinės ir tikrai galėjau sau leisti šį ir tą. Ir aš kai išėjau, aš žinojau, kad tikrai aš tiek nebeuždirbsiu, labai tikėtina. Visų pirma, tai prireiks daug laiko, kad aš tiek uždirbčiau padarius kažką, tai žinai, nu, paslaugos teikti aš jau nebelabai noriu, nors dabar ir teikiu su pirtim, bet kaip žinai, kaip, nu, tolimesnėje perspektyvoje, nes tas labai sekina paslaugos teikimas, nu, kaip asmeniškos tokio, žinai. Tai aš, pasidariau Excelio lentelę ir joje susirašiau savo išlaidas. Ir pasižiūrėjau ir atsisakiau visko, kas man nereikalinga. Tai va su tais mažais vaikais. Rūbai, kavos, vakarienės, kelionės. Nu, viskas, kas man iš esmės nereikalinga išgyvenimui būtinam. Ir to atsisakiau tiesiog. Ir likau su tuo ten 1000 eurų, kurio man užteko pasikeičiant rūbais su kitais, paimant iš kitų vaikus, namie auginant, be kažkokių tai ten auklių didelių ar dar kažko. Ir užteko išgyventi, tai pasiemi tos kavos, pasidarai namie, žinai, ir labai gerai išmokau. Jeigu aš vaikščiodavau po restoranus ir ten šampanas liejasi,
Tai aš labai gerai išmokau eiti su draugėm į vakarienę ir pavalgyti prieš vakarienę namie, nes aš nenoriu išleisti. Aš tiesiog neturiu to 100 eurų, nes aš jos galėčiau, bet aš turiu eiti uždirbti. Jeigu aš eisiu uždirbti, tai aš nebūsiu su šeima ir su vaikais. Su jais bus kažkas galbūt kitas. Ir kiek uždirbsiu, tai dar dalį tam kitam atiduosiu. Nu, tai visiškai neapsimoka niekaip, jeigu tu nori gyventi gyvenimą, o ne kalt pinigą. Tai tada supranti, kad tiesiog gali daug dalykų nedaryti gyvenime ir nedarai. Ir va taip susiemi ir viskas. Ir pamatai, kad tu pavalgiai prieš vakarienę skaniai namie, nueisi su draugėm išgeri vyno taurę ir tau užtenka, ir tau kainavo 10 eurų, o ne 110. Ir man tai ne, aš tai nieko tame blogo nematau. Aš tai nusakau, aš nevalgysiu, aš pavalgiau. Man žinai, ten kažkam kažkada nepatogu gal dar buvo. Kažkurio momentu, bet žinai, visi mane pažįsta, žinai. Ai, Viktorija, tai ir gerai, jai gerai, nes man gerai iš tikrųjų. Aš neinu čia ir nevaidinu, man gerai, aš namuose labai skaniai pavalgau. Ir aš ateinu į restoraną pas 5 draugės, nes aš su jom noriu pabendrauti. Man nebūtinai pavalgyti tą restorano maistą. Nes šiuo metu aš turiu kitų dalykų gyvenime, ką veikti. Aš turiu vaikus, su kuriais noriu būti, aš neturiu darbo ir nenoriu dirbti daug. Ir taip toliau ir panašiai. Tas procesas kažkiek tau buvo skausmingas ir jisai buvo toks matematiškas. Labai natūralus. Labai natūralus, nes aš labai džiaugiausi, ką aš gaunu iš to. Supranti, mane labai tenkino rezultatas. Man labai patiko, kaip aš visų pirma galiu tai. Man patinka, šiaip sunkumai labai malonus dalykas. Nežinau, irgi tu maudaisi, žinai, kad biški to skausmelio ir biški to savęs peržengimo yra labai malonu, kaip toks savimasažas. Tu gauni ir tu, bet aš ir galiu ir šitą. Okei, o ką dar aš galiu, žinai. Ir aš galiu, ir aš pamačiau, kad aš galiu pasidaryti kavą namie ir nueiti į tą kavinę ir įsitraukti savo kavą, žinai, kai draugė nusiperka už 4 eurus kavą. O aš savo taukšpodelį atsidarau ir gurkšnoju, žinai, ir man tai kainavo 30 centų namuose. Ir tu, kai tą viską susirašai, žinai, ir kai draugės perka daug tų rūbų ir leidi laiką, sėdi ir, fainas megztinis, nebenešioji, davai aš sunešiosiu ir sunešioji jį, žinai, nes kažkokie vis tiek panašus, su draugėm, žinai, vis tiek tas stilius ar kažkas panašus, žinai. Ir man tai pasaka, man tai leido daug, aš to labai daug gavau tiesiog. Ir man visiškai negėda, nei kiek, nei buvo, nei gabaliuko gėda. Mes dar nepakalbėjom apie tavo persikėlimą iš miesto, nes tai irgi vis tiek tam tikras etapas ir tai nebuvo, kad vaikai gimė ir jūs ten po kelių metų, man atrodo, ar ne? Kai pradėjo dukra į 1 klasę, tai jau jai buvo 6, 7, o sūnui 7 ir 5. Tai jau daug paauginau, visą vieną vaiką užauginau čia Vilniui, iki mokyklos. Ir ar tau tas išsikraustymas jis toks irgi buvo visiškai jau natūralus, tuo metu tu jau buvai atsijungusi nuo miesto? Taip, labai, Aš jau tiesiog porą paskutinių metų, tai visą laiką ryte atsikeldavau, gyvenau čia netoli Senamiesty. Tiesiog aš ryte atsikeldavau, išveždavau vaikus, jau kai pradėjau abu eiti į darželį, išveždavau į darželį, tuom labai džiaugiausi, nes jau buvau šiek tiek ir pavargus, jau visai norėjau, kad jie eitų į darželį ir norėjau ir savo dar to laiko, žinai, aš dar įnikau į save, irgi toks, ne tai, kad priklausomybė, labai pamatai, kad smagu, žinai, pamatai, kad tu daug savęs buvai, neturėjai ir toks kaip savęs, savo duoklę tokią atiduodi, žinai, kaip save pamylėti, bet ne bandelė ir kava ir vakarienė, bet savęs pažinimu, savo kūno. Koks tas buvo pirmas įnikimas? Ką tu vadini tą įnikau į save? Tai man nors aš jau taip gan sveikai ir įdomiai gyvenau iki vaikų, ir vaikus namuose gimdžiau labai, žinai, irgi įdomi patirtis ir daug kitų dalykų, bet po vaikų labai vis tiek nuo tos sėdėjimo daug namie, žinai, vis tiek daug tokio sėdėjimo, labai sunku išjudėti su vaikais, visaip. Ir čia išjudėti, ir kūnų išjudėti labai sudėtinga, nes jie labai traukia žemyn visą laiką. Apačion, paprastin, žinai, ir tu, jeigu esi dėmesingas, ir tu jų klausai, tai labai faina. Aš atradau per tą dėmesingą įsisąmoninimą, tą akimirko žavesi, bet tada, kai tu tą praeini, tada norisi
dar nert giliau ir man tai va tos visos irgi praktikos buvo, tai sakau, tai po vaikai kaip auga, tai noris tą sveikatą biškį atsistatyti, nes turi vis tiek ir antsvario kažkokio, viršsvario, tas kūnas paglebęs po tų visų gimdymų, dar 2 iš eilės ir vidiniai organai, ir laikysena, nu visos mamos žinai, ir tėčiai, nes jie turi mamas, žinai, nu, tas savo žmonas. Ir nuo to maitinimo, ir tas kūnas persikreipęs, ir ta sėdėsena, ir tie, nu, ta prasme, tu biški toks esi, ir dažnai moteris ir užsilieka šitame, ir nebeišeina, žinai, nu, nebeatsistato, ir tada po 10 metų vėl griūna viskas, ten uodegikauliai, nugaros, stuburai, sėdėsenos, laikysenos ir taip toliau. Tai nu, aš tiesiog suskubau regeneruoti save, nu, savo fizinį kūną. Ir mesgi žinom, kad irgi fizinis kūnas su sąmonė irgi susietas, tai jeigu tos visos praktikos yra ir sąmonės praktikos, tai pradėjau, nu, vėl grįžti puikią mitybą ir į sportą intensyvesnį, ir į, va, kaip tu irgi maudynės. Ir važiuodavau, nu taip pat pradėjau, vaikus išvežu darželį ir išvažiuoju prie Vilnelės, į Pučkorius, kur tuščia, kur nėra žmonių, į Belmontą, nu ten dar toliau, žinai, nes man būdavo pakeliui. Ir aš grįždavau, žinok, beveik 12 valandą tik tai. Ir čia viskas tas žiemos metu, nes vasara, žinai, ir taip pasiranda ten tų visokių. Nu, čia aš kalbu jau apie šaltąjį tą laikotarpį. Tai važiuoju, maudausi. Tada pabėgioju arba jogą padarau aplinkui, tada prieš tai dar kvėpavimą prieš maudynės. Ir tai, nu tai ir yra 2-3 valandos, žinai. Ir tada dar žolelių prisirenku kokteilių, nes ten biški švariau, žinai, aš geriu ten, bet kiek įmanoma, garšvas, kiaulpienės visokias, visą tą lauko gerybę geriu, kad kuo mažiau tų papildų. Prisižoliauju, prisirenku visko, į mašiną prisidedu. Paverkiu ir pasijuokiu, žinai, bet gal daugiau paverkiu, nes, nu, nėra irgi lengva, nu, bet ir kai kalbam, kad gyvenimas tai tave bando visokiais būdais, bet labai tos praktikos irgi leidžia paleisti save ir tu, nu, tikrai, ir praverkus daug esu, nu, žinai, nu, tiesiog, bet tai čia nėra iš to, kad tu verki, nu, čia, žinai, daugiausiai iš savigailos tokios. Čia viskas, kiek aš esu praverkus su mažais vaikais arba su augančiais vaikais ir nu, kaip sunku, tipo, tai vien iš tos, kad iš savęs gailėjimo, iš tos aukos pozicijos, kurioje tu patenki, kai tu patenki į sunkią situaciją. Kaip sunku. O Dieve, kokia aš vargšė. Ir aš šiaip daug esu savęs pragailėjus, tikrai sąžininkai sakau. Ir kartais reikia, bet mes čia kalbam apie, nu, ištisas miestų žmonių, kurie gaili savęs, moterų, tiesiog, nu, žinai, giminės ir kartas, ir, ta prasme, žmonių, kurie gaili savęs dėl nieko. Dėl to, kad tu 2 vaikus tiesiog turi, dėl to, kad mažiau pamiegojai. Aš suprantu, kad sunku, kad hormonai susidėlioja, kad endokrininė sistema netaip veikia, kad, nu, žinai, sunku tau būti laimingam, kai tu nepamiegojęs, arba ten ne tavo pagrindiniai baziniai dalykai nepatenkinti tokie, nu, vat, kaip miegas, ar ten maistas, ar kažkoks tai artumas. Bet ir net jeigu taip, nu, ta prasme, kam to gyvenime neteko patirti? Tai dabar kam dėl to pergyventi? Bet faina ir papergyventi, paverkti, žinai, ojojoj, kokia aš vargšė, kaip manęs nieks nesupranta, kaip aš šiandien, kaip man sunku, ir rytoj sunku, ir vakar sunku. Tai, bet tas irgi reikalinga, kad nusibosti verkti. Taip. Nu, kiek gali verkti, nu, supranti, ir atsistatai per tas ašaras ir per tą verkimą. Irgi labai geras dalykas, nu, tu, žinai, paleidi, bet ir atsibosti pats savo. Nu, kiek tu gali būti auka, kiek tu gali gailėti savęs, kai gyvenimas toks nuostabus. Kai tu turi vaikus, kai tu turi... Aš tai viską turiu gyvenimas, supranti? Aš suprantu, kurios tikrai yra gyvenimas nuskriaudęs. Ligom, mirtim, nu tikrai, žinai, neapdovanojęs kažkuriais etapais. Nu, mane tai tikrai viskuom apdovanojęs. Ir nuostabi vyru, ir sveikais vaikais, ir sveikata, ir grožiu, ir protu, ir viskuom. Nu, aš tikrai... Ir aš sėdžiu va čia prie to upelio, supranti, ir tą ašarą braukiu, kaip man gaila savęs. Nu tai va, tai toks, nu, paverki ir tada, nu, tada supranti, kad ta prasme, Viktorija, nu tu pažiūrėk į veidrodį, kaip tau negėda, tai žinai save, kaip tau negėda.
Nu ir gėda. Nu, pasidaro biški gėda. Ar tau buvo toks laikas, kai jauti, kad išverkiai? Nu, va tie verkimai tokie, žinai, buvo verkiai ir jauti, kad, nu, viskas baigėsi, savigaila atgailėjau ir kažkoks įsisąmoninimo procesas įvyko. Taip, bet aš neprisimenu, žinau, irgi neprisimenu to laiko, viskas tiesiog visko tiek daug būdavo, kad nebuvo tokia, kad, aš čia dabar jau supratau, aš iki šiol nieko nesupratau, bet esi tam eigoj tokia ir keliauji, žinai. Ir čia, žodžiu, jau ir buvo tai, kad tu rytais praleisdavai, nu, skaityk, kiek 4-5 valandas. Nu, ne, kokias 3, tarkim, ar ne, nu, aš labai daug negalėjau leisti, nes aš turėdavau varyti namo ir tada dirbti namie prie kompo, nes, nu, neturėjau tų motinystės atostogų, kaip po atostogų labai. Kažkoks buvo etapas, bet dirbom visą laiką ir aš netgi, dar kai buvau net ir su 2 vaikais, tai dar turėjau tą savo vestuvių reikalą visą. Tai uždarinėjau, baiginėjau, tai irgi mano daug jėgų pareikalavo. Tai būdavo, pavyzdžiui, pas mus toks etapas su Tadu, kad jisai eina į darbą, jis atsikelia 5, 6 jau būna darbe, padirba nuo 6 ryto pas save studijoje iki kokių ten 4. 4 valandą aš būnu su vaikais 2, 4 valandą jisai grįžta, jis perima vaikus, aš nuo 5 jau būnu darbe ir dirbu iki 10. Tai reiškia, mes abu padirbam beveik po pilną darbo dieną. Ir tada aš grįžtu 10 vakare namo ir, nu, žodžiu, einam miegoti ir vėl jisai atsikelia ir va taip persimainydavom. Tai reiškia, mažai, nu, savaitgalį susitikdavom, žinai, jau savaitgalis nedirbdavom, bet, nu, va tokį esam apturėję, tokį maratoniuką, žinai, kokių metų gal, žinai, pusmečio daugiau. Wow. Tai ir irgi viskas įmanoma, supranti? Tai tiesiog, bet visą laiką va taip, kur, žinai, aš jau taip laukiu prie durų, nu jau pasiruošiu, žinai, vaikai padėti, jau viskas, nes aš jau vėluoju susitikimo, jau vėluoju reikalus, jau vėluoju ten parduotuvę savo ir tik tai va taip susihaifaifinam prie durų, žinai, ir viskas. Jis įeina, aš išeinu. Ir aš grįžtu, jau vaikai būna užmigdyti, žinai, arba eina miegoti. Ir tada mes jau ten galim dar paplepėti kažką ir viskas. Bet jau žinom, kad, nu, toks etapas Ir toks buvo labai aiškus susitarimas ir kažkaip santykiam tai neturėjo, ne? Kažkokios didelės... Aš manau, kad jeigu daugiau, tai turėtų jau, žinai, jeigu dar, nu tai negali tęstis labai ilgai, vis tik mes esam įsimylėliai, mes esam pora, žinai, ir mes esam labai geri draugai. Tai tas mums leidžia šiek tiek atitolti gyvenime ir suprasti, kad mes turim aukštesnių siekių, negu kad tik tai tenkinti vienas kito ten įgydžius ir būti kartu. Tai yra vaikai, tarkim, kažkoks ten asmenės tobulėjimas, karjera ir taip toliau. Tai leidžiam viens kitam ir suprantam, priimam, padedam, bet, nu, tai ilgai tęsis irgi labai negalėtų. Nu, tai kiek tu gali viens be kito, žinai. Aš labai gerai atsimenu, kai 2 vaikas gimė, kurio mes irgi labai labai norėjom. Ir žinok, kai tu pats žinai, kai 2 vaikas gimsta, tai 1 vaikas ir atitenka tam, žinai, vyrui, o tas 2 mažiukas jau tada mamai. Ir aš labai gerai atsimenu, aš taip kažkaip tai negalvoju prieš tai, žinai, nu tik tai kaip gauni, tada, žinai, supranti. Ir aš taip guliu lovoje, žinai, su tuo leliuku, ką tik gimusi beveik. Ir Tadas išeina pasivaikščioti, žinai, su dukra pro duris. Ir aš taip, žinai, mojuoju jam. Ir jis man mojuoja. Ir aš kažkaip, va, tą akimirką labai gerai prisimenu. Ir taip mintyse sakau, ate, 2 metam, ate. Nu, žinai, toks, nu, va, dabar net susigraudinau. tai turi kažkaip tai... Nu, suprasti, kad yra ten tie etapai tokie, žinai, kurios turi prabūti ir viskas. Turi tą priimti ir iš tikrųjų, ir aš kažkaip tą labai gerai irgi įsisąmonėjau, kad bendrai gyvenime etapiškumą, etapų priėmimas yra nuostabiausias dalykas, ką gali, žinai, savo pasakyti, nu, padovanoti. Ta prasme, kad tu labai aiškiai sąmonį, koks dabar yra etapas ir jeigu, va, žinai, tu pakalbėjai apie tai, kad aš maudausi rytais, aš 2 metus jau nesimaudau, nu 1,5 metų. Labai greit laikas tiesiog eina, ne? Nu, taip, bet tiesiog dėl to, kad aš žinau dėl ko, tai žinai, aš esu šitame etape, kur aš turiu mažus vaikus ir aš negaliu savo to leisti dabar, nes tada aš turėčiau palikinėti, žinai, žmoną su 2 mažais vaikais, kur bet kada vienas gali atsikelti ir kitas gali atsikelti ir, žinai, kas įvyksta, kai 2 maži vaikai verkiantis atsikelia. Tai tiesiog negaliu savo to leisti, žinai, bet tai yra etapas. Ir aš žinau, kad etapas. Ir aš su tais vaikais irgi, žinai, ir aš tada žiūriu tą ir aš galvoju, tai va, nu tai mes pasidarėm taip, žinai, kad mes dabar
tikrai būsim atskirai, ilgai. Ir aš žinau, kaip jau 2 metai vienam vaikui ir žinau, kad nieko, per tuos 2 metus jis nepaaugo, supranti, kad jis dar reikalauja labai daug to laiko. Ir aš tada žiūriu ir galvoju, okei, tai dabar 2 metai, jeigu mes tą vieną kartu dar auginom, tai dabar kitus tai atskirai, žinai, tada jau pasiskirstom, nes vienas eina vieną iš darželio paima, kitas su kitu lieka ir tiek daug to laiko atskirai, o mes taip pripratę būti kartu, mes vaikų turėjom po 7 metų, kiekvieną dieną būdami kartu. Mes esam labai, geriausi draugai esam, aš neturiu geriausių draugių ir jisai neturi geriausių draugų, kažkokių, mes esam labai geri draugai. Ir kai tu supranti, kad tu, bet su tais vaikais dar vienas kitą turi, žinai, taip atstumti šiek tiek ir supranti, tai bet tai irgi branda yra, žinai, ir pragyveni ir labai faini, paskui vėl susitikti, vėl susieiti, žinai, po kiek laiko ir gal tada nuspręs, gal kad ir nebenoriu daugiau tų vaikų turėti. Arba, žinai, aš irgi tada sakau, gal dar, tai jis ir sako, jo, bet taip, norėtųsi gal, bet vis tik pradžiai tai esam, aš ir tu, žinai, ir, Tadas man, žinai, nes aš tai tokia, žinai, daugiau hormonų, man, žinai, virškiam, tai gal man tas jau kur paskutinis šansas, žinai, tų vaikų dar turėti. Tai ir jis ir sako, žinai, bet, vis tik pradžia tai esam aš ir tu. Tai kiekvienas dar vaikas, mus biški dar atitolina, šiek tiek, dar kažkiek tai metų, dar. O mes taip norim visą laiką kartu kuo daugiau būti ir net ir be vaikų, o mažai sau leidžiam, žinai, nes ir dirbam, ir su vaikais norim būti galų gale. Tai va, tai fainai, kai nori būti kartu, bet tuo pačiu sunku, nes, pavyzdžiui, tos poros, kurias nemėgsta labai daug kartu būti, tai jiems gal labai faina, vyras eina į darbą, moteris su vaikais, su draugiam ir kažkaip taip irgi natūraliai pasiskirsto, pas mus taip, kad mes norim visą laiką kartu būti, žinai. Tai ir esam. Įdomu, o kaip tu galvoji, kodėl taip yra? Ar tai tiesiog taip jau įvyko, žinai, kad jūs labai esat geri draugai, žinai, ir dėl to toks noras būti kartu? Ar yra tam tikrų dalykų, kur tu nebūtinai, žinai, patarimų forma, o labiau, mum tai veikia forma, gali pasidalinti? Kažkokių įžvalgų, apie santykius, kaip... Nes tikrai jūs daug metų kartu ir aš tą patį ir iš Tado jaučiu, žinai, kaip stipriai jisai tave myli. Dabar. Tas jo myli toks žodis, žinai, irgi pats net sustojai. Nes toks nieko nepasako lygiai, atrodo, žinai. Daug žmonių, kai sakai myli, jie labiau jie priima tą kaip, myli, nes tai yra natūralu. O aš turiu omeny, kad jisai myli, tai yra, jis deda veiksmą, deda pastangą, jis myli kaip aktyvų veiksmą, žinai, tave myli. Tai tas, tai yra buvę visų įvairių etapų, kada persivertini ir smarkiau, žinai, tos santykius, ir sunkių, ir kažkokių nesutarimų, nors nedaug, pavyzdžiui, mūsų tikrai gan darnų santykiai, dabar 20 metai bus, tai mes neturėjom kažkokių labai didelių ten, žinai, kaip ten būnant skyrybų, ribos susėjom. Ne, mes taip paprastai kažkaip viską, bet įžvalgų, man atrodo, kad labai svarbu, jeigu tau tas žmogus vis dar įdomus, nes ten ta meilė, ar seksas, ar išvaizda, irgi, žinai, viskas keičiasi, bet aš visą laiką įsivertinu, žinai, kadangi aš mėgstu, kaip sakiau, įvairias savistabos praktikas, žinai, tokios, tai aš visą laiką pagalvoju, o tai ar tik tai netyčia, žinai, aš nesu su juo dėl to, kad mes esame ilgai, dėl to, kad mes turim vaikų, nes, aš žinau tas klaidas, kurias poros dažniausiai daro ir kurias paskui pasigaili, žinai. Ir aš visą laiką prieinu išvados, čia galėtų būti metinis koks nori, žinai, tas review tavo praeitų metų, žinai, tipo jo, pasižiūrėti, bet ir aš pasidarau, žinok. Ir šiaip čia dar off-topikas vienas, gal net, kaip tik ne off-topikas, topikas. Tai dar vienas yra tas, kad
Žmonės labai mėgsta visokias lenteles daryti, sekseliukus darbuose, bet gyvenime jiems atrodo, kad viskas labai natūraliai turi vykti, žinai. Nu, tipo atsitiks čia, žinai, ta meilė, o kaip jums pavyko, nu, va, pasisekė, žinai, pinigus pasisekė, faini vaikai pasisekė, sveikata pasisekė, va, kaip man, žinai, oi, tavo geri genai. Tai tu gimėjai su sixpacku ir su vešliais plaukais ir protinga ir gimėjai, žodžiu, dar, nu, žodžiu, viskas tau krito tiesiog, žinai, o aš tai sėdžiu nelaiminga. Man viskas blogai, žinai. Tai verta ir savo gyvenimą, va taip, žinai, tą Excelį pasidėti kartais. Gal ir skamba nekaip, žinai. Neromantiškai. Gal ir neromantiškai, bet vis tik pagalvoti struktūrizuotai apie savo sutuoktinį ir žmogų, kuris šiaip lydi tave per gyvenimą ir tu jį. Tai aš kartais, kad nusimesti tuos, nes mes labai daug visko veikiam gyvenimuose ir labai tas dažnai apvelia. Viską, žinai, ir dėl to, vat, kai būna 40-50 metų, vaikai išeina iš namų, poros išsiskiria, nes jie tiesiog nepažįsta vienas kito per šitiek metų, nes žinai, tu būni darbe, vakare tu pasportuoji, susieini, savaitgalį suplanuota penktadienį pas vienus draugus, šeštadienį pas kitus draugus, sekmadienį žygis tenais kažkur tai su, nežinau, medžioklė, šaulys, dar kažkas tai, nuo pirmadienio komandiruotė, vieno nėra 2 dienas, kito nėra 3 dienas ir taip žmonės susitinka po 20-30 metų santokos, pažiūri viens į kitą, vaikai užaugę, išėję, karjeros padarytos, pinigai uždirbti, nu, duok dieve, kad dar pavykę, žinai. Bet jie tai neturi nieko bendro vienas su kitu, nei kiek. Išskyrus tai, kad vaikus išaugino ir matė, kaip vien paseno. Tai kažkas sugeba sulibdyti ir tą labai įvertinti, kad išbuvo kartu, nu, žinai, ir nerti, o kažkas dažniausiai, nu, nepavyksta. Tai aš to labai nenoriu, aš labai noriu sąmoningai gyventi kiekvieną dieną, kiekvienus metus ir tai yra labai malonus procesas. Tai pasižiūrėti ir aš visą laiką, žinai, kaip pagalvoju, jeigu aš susitikčiau Tadą, savo vyrą, dabartinį ir jo nepažinočiau, aišku, čia labai sunku tai pasiriboti, bet kažkaip taip paprastai padaryti. Ar jis man šiek tiek pažinus, nu, gal ne iš pirmo pasimatymo, arba ten ne iš pirmo kavinį sutikimo, bet va taip pabendravus kažkiek, tai ar jis man vis dar būtų atmetus viską įdomus žmogus ir patrauklus vyras, žinoma, nusipranti. Ir aš tik tokio atsakymą laukiu iš savęs. Jeigu aš galvočiau, va dabar, jeigu susitikčiau, nu nežinau, nusipranti. Taip. Man jis yra labai įdomus. Man jis įdomus, žavingas, man jis fainiausias vyras pasaulyje. Nu ir viskas, tai tada aš net negalvoju. O tada visą kitą, manau, išsprendžiama. Ir charakteriai, ir vaikai, ir pinigai, ir laikas, ir nesutarimai. Man jis labai įdomus. Ir aš labai noriu su juo būti ir leisti laiką. Ir manau, kad jam panašiai labai su manim. Nežinau, jis ar čia daro tą įsivertinimą tokį, žinai, gal ir ne. Nesakau, labai ir nenorėčiau, kad užgoštų mano tą buvimą, ta buitis ir tas tiesiog pribuvimas daug metų. Pribuvom jau 20, nu kur čia eisim, jau vaikai paaugę jau čia, tiek kartu patyrėm, vienodai man ką mes patyrėm. Aš dabar gyvenu, dabar va šiuo metu. Tai aš dabar noriu. Aš suprantu, kad yra etapai, kad gali išlaukti kažką, nu žinai, išspręsti ir tai gali trukti metus, bet iš esmės ar tas žmogus tau patinka? Mano vyras labai patinka. Nu gerai, bet kai jau nuėjom čia į hipotetinę situaciją, pasidarei šitą review ir supranti, kad, nu ne, bet ne taip aš norėčiau gyventi, ne su tokiu vyru aš norėčiau gyventi. Nu, čia nieko apie Tadą nesakant, nes taip. Bet tiesiog atsitinka taip, kad tu iš tikrųjų realiai, nu kadangi turi objektyviai įsivertinti, ir sakai, ne. Tai tu labai gerai pats to nesuvokdamas dabar tai pasakėjai, nieko apie Tadą nesakant. Nes tai nieko apie Tadą ir nesakytų, tai sakytų tai tik apie mane, kas man nepatinka. Tai, nu, supranti, kad jeigu tu nesi problemos sprendėjas, tu esi problemos dalis. Nu, nežinau, ar žinai, toks labai gražus posakis. Jeigu tu neprisidedi sprendžiant problemą, tu jau esi tos problemos dalis. Tai, nu, aš irgi viską per save galvoju. Tai jeigu man nepatinka, kad jis ten tą, trečią, tai čia aš tada galvoju, o aš ką? Tai ir dažniausiai aš, kai atsisuku, tada pamatau, kad, nu, žinai, jis to nedaro, o ką aš darau?
jis o ką aš pastebiu. Ir aš pamatau, kad aš irgi dažnai, bet irgi čia daug tų review, žinai, metų ar kažko. Ir tada aš atsisuku į save ir pamatau, kad aš vis tik irgi esu to tipinio, nežinau, noriu sakyti moteriško mąstymo, bet vis tik gal turėčiau pasakyti, nes čia tas moterų savigailos ir yra to tipinio rūpinkitės manimi požiūrio. Tokia, žinai, o aš norėčiau, kad manim pasirūpintų, o aš norėčiau, kad mane suprastų, o aš norėčiau, kad mane atlieptų, aš norėčiau, kad daugiau darytų. O ar aš daugiau darau, atliepiu, suprantu, kreipiu dėmesį. Ir tada galvoju, jo, bet aš norėčiau, kad manęs paklaustų ten kažkada kažko, kai jau man svarbu, žinai, kaip aš jaučiuosi, o ar aš paklausiu. Ir tada tu, kai išduodi tokius klausimus, tada galvoju, blemba, tai, ta prasme, tai čia išvis nieko dėtas. Net tam mano review jis nedalyvauja, tas review iš tikrųjų yra apie mane pačią. Ir, ir vėl tada grįžti prie to paties, išeini į mišką 3 dienom ant šakos ir tada galvoju, o ką daryti su tom, žinai, aš nenoriu tokia būti, aš nenoriu būti ta moterim, kuri pastovi visko reikalauja, žinai, dėmesio, pagalbos, dar kažko, tai aš noriu ją duoti ir tada gauti, žinai, tai kažkas turi būti pirmas arba kažkas turi būti kartu, žinai, arba tu suprasi, kad, žodžiu, kad viskas tik iš tavęs eina. Galime 2 variantai, žinai, to hipotetiniai mūsų situacijai, kurią mes iškėlėm. Kitas variantas, galimas toks, kad tu visgi supranti, kad, taip, aš esu ta, kuri aš ir paklausiu, ir aš dedu pastangą ir pamatau, kad bet jis jau, kažkaip atsijungia nuo mūsų santykių. Taip, tai čia tada taip, turiu tą pulsą jausti visą laiką, negali būti šitas taip. Bet tu esi pasilikusi tą opciją, kad jeigu taip nutiktų, taip, aš taip. Tiesiog... Jo, niekada nebūčiau dėl vaikų. Mes labai dažnai pašnekam, žinok, visą laiką. Visą laiką pašnekam ir kad yra galimybė, mes visą laiką tą paliekam galimybę viens kitam nebūti, jeigu nenorim. Bet kai, žinai, ta galimybė mažėja, nes tu supranti, kai tu gan sąmoningai gyveni ir galvoji apie vienas kitą daug, apie kitą gal labiau ir apie save, aišku, labai daug, tai tu labai gali užbėgti jiems. Labai nėra galimybės turėti tuščių kelių metų, po kurių tu gali sakyti, oi, kaip čia yra, žinai. Nes tu greit pagauni tą už uodegos dalyką ir tu jį ištempi, žinai, dienos šviesą ir tada eini kalbėtis ir eini žiūrėti. Tu nepraleidi. Bet vėlgi tą labai sunku daryti, kada tu daug dirbi, kada tu labai susikoncentravęs į savo ten šokius, pokius, blakstienas ir dar. Ta prasme, kai realiai tu neturi laiko tam. Tai vėlgi, kai neskiri, tai tada ir neturi. Tai tada ir yra, kur. Bet žinai, negali žmogaus ir kaltinti, jis tiesiog nežino, jis tiesiog atsikelia po 3 metų ir sako, bet mes esame atitolę jau 2-3 metus, mes jau, ta prasme, aš tavęs nebepažįstu žmogau. Tai taip, tai arba tada gali grąžinti, bandyti atgal, žinai. Susipažinkim iš naujo. Arba jeigu yra noras, žinai, abipusis, arba ne, tai tada aš labai suprantu. Bet tokia tikimybė labai mažėja, kai tu nuolatos esi sąmoningas ir, žinai, dažnai darai tą tokį savo pervertinimą. Ir aš įdar. Labai tiesa, kad kai tu esi akylas ir kai nebijai iš karto ištemti į dienos šviesą. Labai gražus žodis, akylas, taip. Tai tada, negali ilgam praleisti, nebus, kaip sakai, tie 3 metus, kur tu buvai. Yeah. Jo, bet tada yra dar kiti, irgi dar pasakysiu, yra tokie, žinai, atrodo jau sunkus kažkokie tai etapai ir sprendimai, bet tada ateina dar sunkesni. Tai bet jeigu tu net ir darniuose santykiuose ir labai sąmoninguose ir labai akylai stebint tas visas aplinkybės, kurios sukrenta ir kurias tu, nes daug kas nuo mūsų nepriklauso, ar ne, kaip mes pasistatysim savo ir dienotvarkę, ir gyvenimo tą tvarką, bet vis tiek bus lygos, mirtis, stichijos kažkokios, kurios, žinai, ne visai nuo tavęs nepriklauso. Ir tai sugriaus visiškai dažnai tavo tą pasistatymą visko. Tai yra dar vienas santykių toks etapas ir irgi jisai yra labai, galim sakyti, kad mes stebim juos ir išsprendžiam, bet galim išspręsti dažniausiai tik tada, kada vienas kažkuris turi daugiau jėgų ar ne ir kažkaip imasi arba abu turi jėgų.
Bet būna tada, kada vienas mažiau turi jėgų. Nu, nežinau, bet kas gali būti. Liga, netektis artimo ar kažkoks. Nu, žinai, pasiekęs, nu, tų procentų mažai pasi. Tai kitas paima, ar ne? Kitas pasiekęs, kitas paima. Bet tada ateina, kai jūs abu esat pasiekę. Aha. Ir tada galvoji, velnias, aš apie šitą visai nesu pagalvojusi. Nes tu visą laiką metai iš metų dengi viens kitą ir tai yra komandinis darbas toksai, žinai. Kai jie buvo aukštai, tai nu tai iš viso ten, žinai, aukštumoje visiškai. Kai vienas žemiau, tai kitas, žinai, patempia. Kai kitas žemiau, kitas. Ir taip tu mainaisi visą laiką. Taip ir statosi tas. Ir labai malonu tai yra. Ir tada tu ateini vieną dieną iki to, kur sakai, klausyk man, nu, ta prasme, aš neturiu jėgų. Dabar aš šiuo metu neturiu jėgų, aš negaliu. Kitas sako, aš irgi šiuo metu neturiu jėgų. Sėdi ir tada galvoju, tai kas tada jų turi? Nes mes abu jau neturim, supranti. Ir tada nebūtinai netgi esi atitolęs ir nebūtinai tu turi tą ilgą kažkokį tai, nu, žinai, nekilų santykių, žinai, tą etapą, tu tiesiog dvies, nu, ta prasme, tu nei vienas neturit jėgų, nors gal ir norit būti, tiesiog esat pasiekinti gyvenimo, reikalų visokių ir, nu, va tada irgi, manau, irgi byra santykiai, kai nebūtinai nebemyli, bet tiesiog nebėra, nu, neturiu iš ko. Tai dėl to turi visą laiką statytis tą bazę, kad turėtum iš ko save stiprinti, savo atsparumą didinti, kad turėtum iš ko. Nes tai irgi nuo tas, nes jeigu tas kitas neturės iš ko, tai tu tada išsitrauksi savo tą batarkę atsarginę ir pasijungsi ir tada va, tai aš dabar. Ta prasme, net aš neturiu iš ko, žinai. Tai. Ir fainai, kai abu taip galvoja. Nu, tai va. Geras. Kokie yra tie dalykai, kuriuos tu gal net būtų idealu, jeigu prioriteto tvarka, žinai, sakytum, va, bazė, kuri užtikrina, kad mano baterija yra, žinai, mažiausiai 5% pakrauta. Šiaip labai baisu net pasakyti, žinok, nes nu, baisu pasakyti, nes tai yra neįmanomas dalykas. Nu, tai yra labai, nu, toks labai basic, labai paprastas. Nu, tai va, savo laikas. Tas laikas savo. Tas laikas savityrai, savęs tyrinėjimui. Ir jo reikia daug. Ir dėl to labai dažnai nėra žmonių, kurie būtų labai daug dirbantis ir labai sąmoningi savyje, arba tie, kurie labai sąmoningi savyje, labai daug uždirbantis vienu metu. Tai gali būti prieš ar po kažkas, tai ar ne, kažkas daug labai padirbo ir paskui nusprendė, kad nori gilintis į save ir jau turi pinigų bazę ir gali nebedirbti. Arba, jo. Arba atvirkščiai, nu, vat, tarkim, kaip aš galėčiau, nesakau, kad čia tai bus, taip kaip pavyzdys, žinai, kur nedirbu, daugiau laiko savo skiriu, va, taip pabaginėjau kažkur, žinai, tenais, tai tikrai kažkokio verslo nestatau, o tada, žinai, paimu ir padarau, žinai, ten ant 7 metų, nu, žinai, taip tokį, su tokiu, nu, žinai, su geru gūsiu tokiu, nu, žinai, sąmoningai. Tai gali būti taip arba taip, žinai, bet tai vis tiek, pirmiausia, tai bus skirti laiko savityrai. Ir, nu, tai ir norėti to, net jeigu nenori, paimti ir skirti. O to laiko neturim. Ir kaip bežiūrėsim, neatrasim. Niekada neatrasim. Jeigu dirbsim visą darbo dieną, tiesiog jo nėra. Mes auginam vaikus, mes turim ir sveikatą prisižiūrėti, turim artimuosius, mamas, tėčius, turim draugus ir esam pratę jiems laiko skirti nuo tų laikų, kada dar buvom be vaikų ir be darbų ir vis prisimenam su nostalgija, kaip čia mes, žinai, visi gerai laiko leisdavom. Nu tai va, tai turi labai, arba kaip aš mažiau stengtis dirbti, nors aš šiuo metu tai tikrai daug dirbu, pavyzdžiui. Bet tada apleidi draugų, žinai, padedi į šoną draugus, padedi į šoną kažkokius tai, nu, kaip aš, tarkim, atsisakau ten kažkokių grožio procedūrų arba kažkokias iš savęs, nu, to išorinio, žinai, nu, aš labai moku pasiskaičiuoti, kiek man tai laiko atima. Nuėjimas į parduotuvę, išsirinkti, ką apsišopint, nenuėjimas, elektroninė parduotuvė, atėjo, pasimatavau, tiko, netiko, derinukai, kosmetologas, kirpėjas, manikiūras, pedikiūras,
masažas, ta prasme, tai yra be proto daug laiko ir aš, pavyzdžiui, tam nenoriu skirti laiko, aš geriau skirsiu kažkam kitam. Nu, tai toks prioritetus persivertinti. Tai va, jeigu klausi, tai pirmoje vietoje tikrai būtų skirti laiko, kad tą, krauti tą batarkę, tai skirti tam laiko, tai yra sunkiausia. O paskui jau žmonės, man atrodo, žino, kaip tą padaryti. Visi užsikaučinė yra, žino, kaip turi tikrai anksti keltis ir viską daryti, žinai. Ir tikrai turi. Čia nėra taip, kad tu pamiegoji iki 12, akis prasikrapštėjai ir kavos išgėrėjai, užsirašėjai žurnalą, ką nori ir turi. Ne. Tu atrodai, tavo gyvenimas yra toks, kaip tavo įpročiai, ne kaip tavo tikslai, kuriuos tu užrašai. Tai jeigu tu užrašai kažką, tai tikrai nebus. Bet pažiūrėjus žmogų labai gali pamatyti, kam jis pastarąjį 10-metį skiria laiko. Pagal jo vaikus, pagal jo išvaizdą, pagal tai, kaip jis kalba, kuo jis gyvena, gali pamatyti, ką jis veikia paskutinius 10 metų. Ar jis verslą statė, ar jis, labai akivaizdžiai matos, šiek tiek pabendravo su žmogumi. Tai, o visko negali turėti. Taip, čia labai, tas prioritetizavimas yra vienas. Jo, bet tai prioritetizavimas, bet kitas dar labai liūdnas dalykas, kad žmonės tiesiog įsivaizduoja, kad jie gali viską turėti. Ir tada viską, dirba daug tą ir aną, ir tada niekas nesigauna. Nes tada visur vidutinis esi. Tu biški padirbęs, bet karjeros gal ir nepadaręs didelės, biški uždirbęs, bet nepakankamai, biški save panalizavęs, bet nelabai, biški, žinai, toks. Tai irgi tada gal verta būtų ieškoti būdų, kaip nerti kažkokią vieną, žinai, kodėl mes visą laiką idealizuojam verslininką, kuris rimtai žiūri verslą, baigia 5 mokslus ar ten kažką, kuris daro, kuris yra geriausias savo srity. Tai gal tada galim rimtai žiūrėti į save kaip asmenybę, kad tu būtum geriausia kaip, savo versija kažkokia. Tai. Ir ne darbe, atvirkščiai, ne darbe. Jo, čia tokia siekiamybė, žinai. Bet, vėlgi, čia, nes vienas iš dalykų, kurį ir turi, dirbdamas su savim, kurio turi atsisakyti, tai to sociumo pripažinimo, žinai. Tai yra irgi viena didžiulė sudėdamoji to darbo dalis. Tai kaip ir viskas teisinga yra. Turiuomenį tai, kad visuomenė reikalauja, žinai, tavęs tapti kažkuo ir tol, kol tu neišmoksti suprasti, kad tai yra tai, ko tu neturi, kur neturi eiti, tol tu turi ką veikti su savim. Žinai, kad atsisakyti tos pozicijos nuo statuso, kad pamatyti, kad ne per statusą viskas ateina. Taip, bet man atrodo, čia elementaru, Aurimai, tai čia jau net nebe, žinai, čia jau iš vis toks, bazė tokia jau šiais laikais, kur mes turim tiek visko, čia jau toks. Kaip ir bazė, bet come on, visi dėl statuso viską darom, žinai, nori turėti gerą mašiną, netgi nori turėti ten kažkokią... Taip, arba padaręs būti verslą, žinai, kažkokią, tai į kažkokią veiklą, tai taip, kažkaip nori menininkas žinomas, įvertintas, žinai. O aš tai iš tikrųjų labai noriu būti vertinta namuose, žinok, labai noriu vertinta būti vaikų savo vyrų. Bet sociumasgi niekada to nepripažins, niekada nepasakys, bendrai, žinai, visumoje, kad staiga, žinai, kaip nuostabu, kad moteris augina vaikus ir aš tai be galo vertinu. Iškart pasakau, man tai atrodo, tai yra pats sunkiausias darbas, bet kad kažkada, žinai, sociumas pripažintų tai ir sakytų, va čia yra, tai, ką mes vertinam, to niekada nebus. Čia tokia man irgi, žinok, labai skaudi tema, nes vis tik, kažkaip, aš labai mėgstu namus, man namai yra geriausia mano vieta pasaulyje, aš galėčiau visą laiką gyventi tiesiog ir nieko nedaryti. Vienintelis dalykas, kas mane išstumia į ką nors darymą, į lauk, tai yra finansai. Jeigu ne finansai, aš nedaryčiau net Instagramo, aš daug ko labai nedaryčiau, jeigu man nereiktų uždirbti pragyvenimui. Bet aišku, daryčiau visą tą kitą, žinai, dalyką, ką darau su savim domėtis. Tai išstumia ir gal ir gerai, nes aš tada auginčiau 16 vaikų ir gaminčiau valgyti, žinai. Man būtų fainiausia, ravėčiau daržą ir laukčiau grįžtančio vyro iš darbo, žinai. Tai man patinka, bet iš kitos pusės aš matau moteris, kurios pagimdžiusios kūdikį eina iš karto darbą ir atiduoda jį, nežinau, vyrui, auklei, dar kažkam ir jos tuom irgi didžiuojasi. Tai gal visoms skirtingai, yra kam irgi patinka ir yra kam kitaip patinka, yra kam nepatinka tos vaikus auginti. Tai gal svarbu labai atrasti, kas tau faina, kas, vėl, tai čia vėl tas į save, žinai, pažiūrėjimas, o kas tau?
Ir nepabijoti to, kad tai nebus viešai pripažįstama, kad čia va, taip gerai yra. Čia, man atrodo, tai irgi svarbus elementas toks yra, kad kas tau, jo, va, kaip ir sakai. Dėl ekranų. Man labai įdomu, kaip tau pavyksta, nes tu esi vienas iš retų pavyzdžių šitoje laidoje, kuris, aš taip tikiu ir aš kaip suprantu, išlaikai sveiką santykį su ekranais pati. Dėl vaikų gal apie tai pakalbėsim, gal ne, nežinau, čia dar viena tema, bet man, aišku, vaikai visada yra fone. Ir tu esi žmogus, kuris irgi esi Instagrame ir vaikai tavo matosi Instagrame, bet kaip tau pavyksta tą tokį žinai, neprilipti prie tą ekraną ir būti socialiniuose tinkluose ir tai naudoti kaip darbinį įrankį, bet tuo pačiu parodyti ir savo gyvenimą ir būti pažeidžiamai ir neprilipti, nes kai tu vėlgi, kai esi pažeidžiamas, tu esi atviras ir kaip ir tada nori tokio, atrodo, ir atviro to grįžtamojo ryšio. Tai man šitoje vietoje labai suprasti. Tai su ekranais mano santykis visą gyvenimą buvo labai sveikas. Aš užaugau kaip ir mes tokio amžiaus žmonės, žinai, tie socialiniai tinklai atsirado tada, kada mes jau buvom užaugę. Ir telefonai, ir tos kameros. Ir aš esu labai... Man iš tikrųjų tai ir nebuvo įdomu. Nebuvo tai, kad aš specialiai ten vengiau. Man tiesiog labai negyvas bendravimas labai nedomino niekada. Pavyzdžiui, mano Tadas yra labai gykas. Jisai visiškai yra kompupelė. Jis viską žino, jis nuo pirmų ten, žinai, interneto atsiradimų ir taip toliau, nuo ten, nežinau, 9 kažkelintų metų, toks. Man vienodai. Aš pati vėliausiai mobilų telefoną turėjau, vėliausiai kažkokį su kamera. O paskui, kai pamačiau, kaip vis tai išsirutuliojo, grėsmingai iš tikrųjų, kai pradėjo matytis jau kas ten pradeda vykti, pas Instagram, Facebookas dar buvo tikrai toks draugų. Pradžioj, kai mes pradėjom naudoti, tai draugai įdėjom nuotrauką, žinai, visi susijungiam, ten 100 draugų, draugė gyvena Šveicarijoje, sesė Amerikoje ir, žinai, galim čia tiesiog matyti, žinai. Tai tas buvo nuostabu. Taip, ir tai tikrai buvo tikroji tos Facebooko veidaknygė. Tikrai buvo tokia, labai gera vieta pamatyti, parodyti save draugam, žinai. Nebuvo net tokio klausimo, kad tave kažkas gali matyti, kur tu nenori, kad ar kažkam rodytis. Tiesiog buvo, žinai, kaip albumą ateina, tu atidarai parodyti, žinai. Tai čia. Paskui tas viskas išvirto visai į kitą, ypač Instagrame, kur prasidėjo nuotraukų labai daug, ar ne, ta video ir foto medžiagų, tiesiog vaizdais. Ir aš iki 42 metų tikrai nesinaudojau visai socialiniais tinklais, turėjau Messengerį, tai paskutinius 2 metus, gal 3, aš tiesiog sąmoningai atėjau į socialinius tinklus po šitiek metų. Aš net nebuvau įkėlus iki 2 metų nei vienos nuotraukos į jokį socialinį tinklą. Nei vienos nuotraukos, nei vieno... Čia vos keli metai atgal. Taip, keli metai. Mano sesiai dabar yra 2 metais vyresnė už mane, jinai dar iki šiol taip gyvena. Tai, tiesiog, tai kažkaip mes neturim to. Man neįdomu, žinai, nei save parodyti. Bet supranti, man gal lengva ir išnekėti, nes apie mane rašė žurnalai visokie, aš eidavau į vakarėlius, tai kur man dar tenai kažkur, tai aš jau praeinu visur, kur aš noriu, supranti, pasirodau. Tai aš aš nesu labai kukli, žinai, man patinka tas dėmesys, tai aš tą savo dėmesį gaudavau kažkur kitur, žinai, o paskui, kai jau tie socialiniai tinklai išvirto į tokį ne visai kažkokį sveiką gal dalyką ir malonų, tai aš tada supratau, kad tuo labiau jo reikia vengti paskutinius ten, žinai, nuo COVID, kada paskutinius ten 6 ar ten kokius nors metus. Tai iš vis manau, tai kad, fe iš esmės, fe. Ne, žinai, ir savo pasakai, kad, tikrai, ne, aš turiu tikrai ką veikti gyvenime ir tai tik tai suėjęs atims mano laiką. Ir aš sąmoningai, ir man labai įdomu, aš labai daug galėčiau kalbėti ir pasakot, ką aš ten atradau ir kaip aš save atradau per naują, kai aš pradėjau jais naudotis, kai pradėjau save fotografuoti, save dokumentuoti. Aš, pavyzdžiui, neturėjau turbūt gal ne vieno selfio iki tol prieš kelis metus. Man niekada nebūtų šovę į galvą save nusifotografuoti. Galbūt kartais ten mamai kokiai nusiųsti, arba Tadui, jeigu jis išvažiavęs su vaikais, taip, tokių, žinai, išvykęs kažkas tai. Kad sau,
Ta prasme, aš savo besilaukiančias turiu vieną nuotrauką į veidrodį nusifotografavus, kada aš buvau išvykus, žinai, su antrą kartą laukiausi ir Tado nemačiau mėnesį, tai aš jam nusinčiau viešbutį į veidrodį, žinai, kaip pilvas paaugo. Tai yra gal vienintelė mano nuotrauka neščios. Aš nežinau, man kažkaip visą laiką patinka gyventi, aš nematau savęs tose atvaizduose, supranti, manęs tai nei kiek. Ir kaip sako, žinai, kitos moteris, čia moters svajonė, fotosesija, kaip jinai atsipalaiduoja, kaip įsikūnyja. Man tai baisiausias dalykas fotosesija yra. Nežinau, man nei kiek neįdomu. Tai žodžiu, tai su tais ekranais turėjau, kažkaip ir pradžioj turėjau, paskui gal buvo tokių norų, bet tada aš galvoju, taigi aš jau susikursiu, turėsiu tą akauntą, tai aš pažiūrėsiu, žinai, žinau, kaip žmonės krito ant to, žinai, ir patys sąmoningiausi, ir kaip slidu ten yra, ir kaip paskui sunku, žinai, atsikelti. Ir, aš tiesiog pasirinkau, žinai, ignoruoti. Tai man, sakyčiau, geras labai kelias, žinai, buvo, ir aš atėjau tokia gan sąmoningai tos socialinius tinklus ir labai iš šono galiu pasižiūrėti. Ir save, kaip aš pati reaguoju į save ten, žinai, kokią man įtaką daro ir kokią man kiti daro, kokią aš pati savo darau, kokią aš kitiem galiu daryti ir kas ten vyksta. Tai tų ekranų ne, o kažkokį filmą esu žiūrėjus anksčiau, dabar labai mažai žiūriu. Turiu kompiuterį, kuriu Instagramą, darau turinį, tai tą darau darbo metu daugiausia. Ir mano visas darbas prie kompo yra, tai pamainau su pirtim pakūrenimu, kad biški padirbu tai, biški palakstyti tenai kažkur malkų panešiot, kad neužsisėdėt labai. Tai ekranų aš naudoju beveik visą darbo dieną. Tai man tai yra per daug, sakyčiau, bet, taip yra dabar. Bet tiesiog konkrečiai kalbant apie, pavyzdžiui, tos turikus, kur tu darai ten su vaikais, ar ne, po mišką lakstot, vis tiek turi turėti telefoną, kad nufilmuoti visą. Taip, ir nufilmuoti. Tai tu nesi tas žmogus, kur, ištisai viską filmuoja ir paskui ten sėdi, montuoja, nes, kaip tai, žinai, Ne, man labai tas, taip, dėl to aš galiu pasakyti, kad labai lengva Instagrame, gerai, šiaip paimkim, bendrai socialiniuose tinkluose turėti daug sekėjų, kuriant nesąmoningą turinį, ne turinio prasme, bet pačio kūrėjo prasme. Per priklausomybę nuo socialinių tinklų, per nepažabotą vartojimą ir per nediscipliną. Ir kiek aš esu mačius ir girdėjus istorijų, ypač tų, kurie turi pasiekę daug sekėjų ir gal per greitesnį laiką, kaip tai patys žmonės susižaloja save, šeimas, vaikus, savo psichiką ir savo, viską, žinai, išsekina, nes ten, visas dopamino atsargas, viską, nes ten yra labai, tiesiog labai varginanti ir labai intensyvi aplinka. Tai aš labai struktūrizuoti viską darau, žinau, jeigu aš einu filmuoti, tai aš filmuojasi, jeigu aš nesifilmuoju ir aš dažnai nededu nieko kelias dienas ir kiekvieną kartą, kai aš dedu, man tai yra kaip darbas, labai malonus darbas, bet aš tai įskaičiuoju tik į darbo dieną ir niekaip kitaip ir aš neturiu jokio noro įdėti šiaip savo, nes, aš tiesiog aš net nepratusiu su telefonu nešiotis visur. Tai aš prisipratinau, nes man visą laiką būna einu miške, kaip gražu, neturiu telefono, žinai, mieste einu, Jėzau, vaivorykštė, kaip gražu, įdėčiau story. Neturiu. Tai aš pradėjau tiesiog šitos jau kelis metus nešioti su savim telefoną, kad galėčiau nufotkinti. Ir mane net tai vargina, žinai. Mane net tai vargina. Tai aš mielai iš vis neimčiau, jeigu aš einu keliom valandom ir žinau, kad man nereiks su nieko šnekėtis, tai aš galiu net neimti. Bet telefonas nėra vienintelis ekranas, kurį reiktų atkreipti dėmesį, žinai. Jeigu tu padėjai telefoną į šalį ir toliau geiminį arba žiūri Netflixą vakarais, tai tada, tai tas ant to. Tas pats, gal biški mažiau pasiekins tavo ten tą dopaminą arba tą lyginimąsi, žinai, bet vis tiek, ekranas yra ekranas ir reiktų vengti, o tai vieną tipsą galiu pasakyti, kas man padeda visą laiką nenusivažiuoti ant to ekranų didinimo, tai pastebėti, kad, išskyrus tai, kad tu darbe privalai naudoti, pastebėti tai, kad ekranus dažniausiai naudojame vakare. Tai tiesiog reiktų eiti anksti miegoti vakare ir savo pasisakyti, kad ekranų vakare nenaudoju. Kitu metu, kada ten tau. Ir pamatysim, kad
daugiau beveik laiko to ir nelieko. Tai faktiškai irgi žinai, oi, tai kodėl tu taip anksti nemiegoti, aš einu miegoti, nežinau, 9-10 vakare. Nu, todėl, kad aš žinau, kad aš jeigu vakare liksiu, tai aš tada norėsiu padirbti, pabrausint, padar kažką, tai, bet ryte atsikėlus, nu, aš jau neįsiu sėsti brausint, supranti, nu, aš jau ir tą padarysiu, nes tu vakare nebeturi jėgų, tai reiškia, tu vakare ir turi įtilsėtis. Ir nebesekint savo rytojaus tuo ekrano laiku. Tai va toks labai geras ir daugam labai padeda, tikrai. Tai tiesiog, nu tai čia valios pastangom, paprastai labai viskas. O kaip vaikus užauginti be ekranų, šiais ekranų laikais? Nu, vat auginti mano vaikam 9 ir 11, neturi dar mobilių, ne mobilių išmaniųjų ir mobilių neturi, bet žinai, ten mygtukinis galėtų būti, bet tiesiog net ir tam nėra poreikio. Tai neturi jie išmaniųjų telefonų, neturi kompiuterių planšečių. Pažiūrim kokią nors filmuką savaitgalį, visi kartu stengiasi, nu arba kartais ir jie vieni, aišku. Ir viskas, kartais gauna pageimint kokį nors ten Minecraftą biškį sūnus, o dabar kartais pažaidžia, tai irgi tada vietoj filmuko. Tai labai griežtai yra ekrano laikas ir viskas, porą valandų per savaitę arba 3 ir... O ką darysit, kai, nežinau, pradės eiti ten kokią 5-6 klasę, kur jau mokykloje ateina ir visi mokykloje turi telefonus? Tai, matai, mes einame į tokią mokyklą, kur yra mokykla be telefonų, be ekranų ir visi, nu ir turi jie visi, bet nu ką, surenka vis tiek, surenka paima. Plius yra sąmoningos šeimos, mūsų labai graži bendruomenė, kurie visą laiką skatina savo vaikus sąmoningai, žinai, tuos ekranus naudoti ir yra šiek tiek tokia palankesnė, netgi gal ir daug palankesnė aplinka tiems vaikams tokiems, tėvams, kurie nusprendžia, kad jų vaikai turėtų augti be ekranų. Tai turės, aišku. Tai aš iš vis nematau jokios bėdos. Tai turės ir labai gal greitai turės. Man labai gal svarbu socialiniai tinklai, nesgi kas matom, kas darosi. Net valstybės jau po truputėlį, žinai, uždraudžia. Va čia dabar Danijoje mačiau, Australijoje jau, kad, žinai, socialiniai tinklai iki 16 metų didelis ne. Nu ir didelis ne. Ir iš tikrųjų didelis ne. Tai labai liūdna. Kažkam pavyksta Kažkam pavyksta geriau, bet dažniausiai nepavyksta gerai pereiti šitą etapą, pradėjus anksti naudoti socialinius tinklus. Ir tai yra visiškai tik tėvų atsakomybė, jokia vaikų atsakomybė. Ir tėvai turėtų žinoti, kad jeigu vaikas yra priklausomas nuo ekranų, ir šiaip labai džiaugiuosi, kai tėvai tai įvardina ir man parašo ir pasako, ką man daryti, aš matau, kad mano vaikas, aš jau matau, kad priklausomas, tai iškart signalizuoja, kad tėvai yra sąmoningi, jeigu jie jau tai pripažįsta ir nesvarbu jau, kad jie patys privedė savo vaiką prie to, bet jie reiškia, dabar jau tai supranta ir jie nori imtis veiksmų. Ir tai yra, tai yra pasaka, va taip žmonės turi gyventi. Jie turi, supranti, keisti, suprasti, kad tas, kas tu buvai prieš 10 metų, nes dabar, jeigu tu prieš 10 metų nusprendi duoti savo vaikui tą telefoną nuo 1 metukų, tai dabar dar gali, jeigu tu užsąmoningėjai, mes taip keičiamės ir dažniausiai su amžiumi keičiamės į gerą. Į gražiąją pusę, daug dalykų suprantam ir atrandam tą svarbą paprastų kažkokių dalykų, kurie yra esminiai iš esmės. Tai va, tėvų reikalas, kokią vaikų tą etiką ekranų ir turim tiesiog neleisti ir viskas. Ir man kai sako, tai kaip jūs vaikam pasakot, kaip jie taigi mato, kaip kiti naudoja. Tai mato, bet jie mato, kaip kiti rūko ir kaip kiti geria ir kaip kiti negražiai elgiasi su kitais žmonėmis. Tai jie mato, ką aš sakau tada. Sakau, mes taip nedarom. Ta prasme, jų tėveliai turbūt nežino, kad ekranas nepridera tokio amžiaus vaikui. Arba, žinai, tai labai paprasta. Jo, nes jie visą laiką klausia, kodėl ta mergaitė gali nusipirkti tokį paką saldainių, o mes negalim. Nes jūs jau valgėt šiandien ryte po saldainį, bet visą paką nešasi. Jei tėvai leidžia, mūsų šeimoje kitokios tradicijos. Mūsų šeimoje mes saldainius, ir aiškini lygiai tą patį, žinai. Tai visiškai priklauso nuo tėvų ir, žodžiu, viskas labai paprasta. Bet tai tada negali jau padėti tų vaikų prie ekrano ir išeiti pasportuoti. Labai sudėtingėja viskas, bet tuo pačiu įmanoma. Tai įsivaizduok, tai aš užauginau savo vaikus, jiems dabar 11 ir 9 dar sakau. Mes prakeliavę automobiliu ir 10 valandų kelionės ir lėktuvų praskridę. Niekada gyvenime mano vaikai neturėjo ekrano, pavyzdžiui, kelionės. Tai yra principinis reikalas, nes jeigu yra esminiai kertiniai momentai vaikams, tai kai juos nuraminti,
neduoti ekrano, kai jo nori pasprūkti nuo jų, neduoti ekrano ir kai jie nuobodžiauja, tai reiškia ilgos kelionės, kažkokie tai tarpai, kada jie turi išbūti ir išmokti palaukti, irgi neduoti ekrano. Dažniausiai tai visi, arba kai ko nors nenori daryti, kad darytų, pavyzdžiui, valgytų ten, žinai. Yeah. Tai va šitie pagrindiniai principai, tai jeigu pavyks išvengti ekrano šitom vietom, tai bus paskui, žinai, daug lengviau. Tai va, tai čia su vaikais, o man, tai dabar biškiai yra, kad, žinau, kad esu tam Instagrame ir būna, tikrai žiūriu, ką kiti daro, bet aš labai gerai save pagaunu, žinai, žiūriu, kad šiandien jau, aš daugiau pusvalandžio kasdieną tikrai nepranaršau be reikalo. Ta prasme, net jeigu tas reikalas būtų pažiūrėti, ką kiti veikia ir net jeigu tas reikalas pažiūrėti, ką Instagramas sako apie savo algoritmus, žinai, aš ten domiuosi irgi, žinai, kaip ten kūrėjams, kokie ten nauji įrankiai, dar kažką. Tai įeina į mano brausinimą. Į tą pusvalandį, kurį aš dažniausiai ir skiriu, aš neturiu neatsižymėjus jokio laiko, kažkaip labai natūraliai jaučiu. Jeigu aš jau taip pakibau šiek tiek, labai greit, kai neturi to praradimo tokio labai greit, 10 minučių aš, uždarai viskas. Ir jeigu taip pakimbi porą kartų per dieną, tai žinai, kad tu tokį susivalgi 20 minučių pažiūrėdamas. Ir viskas, ir tokį sugrąžini save atgal ir toliau eini daryti dalykų, dirbti, sportuoti, malkas nešti. O visokios naujienos, domiesi? Oi, žinok, irgi labai įdomu. O Dieve, labai, labai man įdomu. Aš prieš kokį 15 metų nusprendžiau atsisakyti naujienų portalų. Labai senai. Ir atsisakiau jų per vieną dieną ir daugiau niekada neatsidariau gyvenime. Ties šia vieta noriu sustoti, nes jau ir taip pokalbis trunka beveik 2 valandas. Su Viktorija tiek įsikalbėjom, kad dar valandą turinio nukeliavo į antrąją dalį. Beje, tik joje palėtėme didžiausią Viktorijos aistrą – pirties ritualus. Bet apie viską ištraukoje. Nuolatinis visko žinojimas nepatinka, nes aš prarandu galimybę pabendrauti su žmogum gyvai. Pastebėkit, visi sakiniai prasideda, o tu matėjai. Tarsi, jeigu aš pamačiau pirmas, aš turiu kažkokį pranašumą prieš tave. Taip ir yra, kad tu papasakosi. Kaltinu tuos socialinius tinklus ir tą mediją, kai mes jau viską žinom ir kai mes susitinkam, mes nebeturime apie ką kalbėtis, tik tai, o tu matėjai. Labai didelis ir įdomus etapas savęs pažinimo. Kad aš, kai tokia kietuolė, eik, tu kaip baisu yra kalbėti, kaip baisu yra rodytis, kaip tu savęs nemyli ir dabar žiūrėsi šitą laidą ir galvosi, Viktorija, o Dieve, kodėl tu mažai šipsojasi, kodėl tu tom rankom moskatavai, pamatyti save, kaip kiti tave mato. Tai reiškia neturėti iliuzijų apie save. Nežiūrėti veidrodį ir visą laiką šiek tiek gražesnių kampų pasisukti. Aš plinku, ar ne? Jo, aš plinku. Aš tą matau, mane tai liečia. Taip. Vyrai, kadangi negavę iš išorės to didelio spaudimo užsidėti tą makiažo sluoksnį ir ištisai savo tą veidą tobulinti, nieko jiems nėra likę, kaip tik tai dirbti su savim ir susitaikyti. Jau moterims nepatinka visos jų vietos. Nagai nepatinka, akis nepatinka, blakstienos, antakiai nepatinka, raukšlės nepatinka, lūpa per plona. Dienų, valandų, praleistų. Veltui. Aš nelabai suprantu, žinai, pirties kaip ritualą. Nesuvokiama naudą duoda, tave labai sujungia tiesiog su gamta. Tai tą gali gal pajusti ne aukštą kalną, užlipęs tą wow momentą tokį, ko mums vis trūksta. Pirtis tą wow duoda kiekvieną kartą. Ir kitas dalykas. Kaip priprasti prie savęs? Kaip tobulinti save, kokia literatūra yra sąmoningumo pagrindas, kokie ritualai padeda suteikti daugiau struktūros dienai, ką gyvenimui suteikia pirties ritualai. Junkis prie PIN bendruomenės portalo adresu išnaujo.lt, /PIN ir klausykis šio pokalbio tęsinio. Mūsų rėmėjų taip pat laukia galimybė keistis patirtimi su bendraminčiais, išankstinės laidos peržiūros, nemokamos audio knygos, PIN akademijos archyvas bei nauji susitikimai, svečių knygų rekomendacijos ir kitos gerybės. Viską rasi išnaujo.lt, /PIN. Viktorija turi tiek daug gražių spalvų bei retų atspalvių ir nebijo jų parodyti kitiems. Jos drąsa tikrai įkvepia. Esu jai be galo dėkingas už apsilankymą laidoje. Mažiausia, kaip galiu atsidėkoti, tai pakviesti ir tave pasidomėti jos kuriamais pirties ritualais. Užsuk Instagramo profilį Juoda pirtis. O jeigu nori palaikyti ir mūsų kuriamą turinį, tai kviečiu paspausti like ant šio epizodo, palikti komentarą po jo ar užsiprenumeruoti kanalą. Taip algoritmai gaus žinutę, kad šis turinys vertingas ir jį rekomenduos žiūrėti didesniam kiekiui žmonių. Ačiū tau už skirtą laiką ir ką, jaukių paskutinių rudens dienų,
Kitą kartą pasimatysime jau tik žiemą, lygiai po 2 savaičių. Iki.